Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Bitch, don't kill my vibe. Labą dieną, šiandien susitinkam dar vienoje motinystės What the Fuck tinklalaidėje, arba, kaip vadiname, kestų arba podcastų, jau visai čia išeina. Ir šiandien pas mus laidoje yra Lina, kaip ir žinoma. Labas. Labutis. Labutis. Ir mūsų svetė Aida, kuri yra mama, žmona, draugė, sesė, dukra, kūrėja ir verslininkė. Verslininkė tai įkūrėja Aimė, drabužių studijos. Ir taip pat Aida prašė pasakyti, kad jinai labai mėgsta keiktis bei klausytis lietuviškos estrados. Tai gerai, Taip. top 5 lietuviškos estrados. Pats pirmiausias numeris 1 tai yra Kerbedis, Džordana Butkutė, Džordža, taip. Džordža Irena Starašaitė, Hiperbolė. Taip. 5, gerai, tebūnė Picasso. Ir va, kaip tik šnekėjom prieš laidą, kaip fainai išlipti iš to tradicinio dizainerio, haute couture, kai tu ateini ir sakai, blemba. Junkit man Džordžą. Įjungit man Džordžą. Ateini Nemylėjau tavęs. ateini kokį, žinai, ten prašmatinę vakarienę, suknelį iki žemės. O tai Džordžą grozė. Žinai, kaip sako, visi baliaus pabaigo klauso tą patį. Ten, kur aš dalyvauju, tai prasideda nuo pradžių, žinokit. Baigėsi visi laužimai, baigėsi lounge ir džiazas. Jo, prasideda iš džiazas tik tam tikroje stadijoje, paskui Taip. jo, Radžiai ir Džordžas. Bet pripažinkit, visą laiką šiaip linksmiausiai ir būna prie šitų. Visi tada yra telį, traukinuką, baro. Tada gerbė visi vieni kitus. Taip pradeda gerbti. Aš tau gerbiu. Kurim verslą. Taip, bet žinok, klausimų turim daug. Bandysim kažkaip mes juos tave išsunkti, tai jie energinga, bet išliaušiu paskui studijos sakysi su šitom taip. Tai va, gerai, bet kadangi mūsų yra podcastas šiaip motinystės, what the fuck, mes ir pradėsim nuo motinystės. Tai kokia ta tavo istorija ir tu man, kadangi ją pasakojai, tai aš iškart prie esmės. Ir kaip tu jautėsi susilaukus netyčiuko brandžiame žydėjime? Šitas Ieva tai geras buvo, kai atsintai klausimus, man tas brandžiame žydėjime, galvoju, čia tikrai man, nes man tai 24, aš nežinau. Ta prasme, dėl to, kad tu sakai, kad yra, tarp tavo vaikų Taip, pakankamai didelis amžius, tai aš tą turėjau, kad tu jau kai vieną susilauki, tu taip, jau žinai, viskas susidėlioji, pas tave viskas susideda į vietas ir tada pyst antras vaikas ir jau tu galvo, blemba, aš jau viskas. Tai, žinai, kad tu jau buvai pasiekus tam tikrą brandą ir tu jau to, kaip ir nenorėjai tos kelionės iš pradžių. Jo, pradėjome taip linksmai. Šita tema man jinai tokia labai aktuali iš tikrųjų ir aš labai senai jau norėjau ją pasidalinti. Galvoju, kai gimė Pranas, čia Pranui dabar yra 2 metai, 2 mėnesiai. Kai gimė Pranas, galvoju, vėliau kažkaip tai atidėsiu ir kadangi čia taip kortos visos sukrito, aš galvoju, yra pats laikas iš tikrųjų kalbėti apie tai. Pranas atsirado netyčia mano gyvenime. Tai yra mūsų šeimos gyvenime. Tai va, ir ta žinia, kad aš laukiuosi, man tai buvo duobė. Iš tikrųjų, mano gyvenimo tuo metu duobė. Jeigu taip trumpai, tai iki tol aš turėjau, man atrodo, tokį tobulą absoliutiškai gyvenimą. Pirmasis vaikas 7 metai, jisai paaugęs, jisai protingas. Mes puikiai gyvenam, keliaujam, ten, nežinau, 1 savaitę aš išskrendu į Barceloną, tiesiog informavusi vyrą ir sūnų, kitą savaitę aš išskrendu į Paryžių į audinių parodą. Man nereikia prieš nieką atsiskaitinėti, niekam aiškinti. Tiesiog aš sugalvoju ir gyvenu taip, kaip noriu. Ta prasme, sportuoju rytais beach tenisą žaidžiu, einu į sporto salę, finansai laisvi. Visas laikas yra mano. Kiek aš noriu skiriu šeimai, kiek aš noriu skiriu draugiam, kiek aš noriu skiriu darbui. Aš esu absoliutiškai laisva. Ir vieną dieną aš sužinau, kad aš laukiuosi. Ir kaip aš sakau, tai man buvo tokia, man netgi dabar dar kartais yra jautru kalbėti apie tai, nes tai tikrai tokia man duobė buvo. Man atrodė, kad mano gyvenimas baigės. Sulig sužinojimu, kad aš laukiuosi, man atrodo viskas. Ta prasme,
Aš kadangi jau turėjau su pirmu vaiku patirtį, aš nenoriu vaiko atiduoti auklėm, aš nenoriu, kad, kaip pasakyti, aš žinau, ką reiškia ta meilė begalinė, kai tu kaip ir nori būti su vaiku, bet kaip ir nenori su juo būti, nori savo skirti laiką, aš žinau, ką reiškia tie visi pampersai, aš žinau, ką reiškia visi tie apribojimai. Bet Aida, klausyk, aš dabar galvoju, o kiek tu buvo metų, kai tu pirmagimio susilaukai? 26. 26. Taip. Ok, ir tarp tavo vaikų yra 7. Ne 7, 8,5. 8,5. Ok. Kai aš sužinojau, kad laukias, jų vyresnėliui buvo beveik 8-7 metai. Ok, gerai. Tęskite. Taip. Tai va, tai kaip, tiesiog aš nebaigiau, duobė, tai. Ir aš galvoju, viskas. Mano visas tobulas gyvenimas, jisai sudužo į šipulius, mano visas tas gyvenimo matymas, kad gyvenam taip, kaip norim, jisai sudužo. Ir visokių man buvo minčių iš tikrųjų, bet labai giliai širdį aš lik norėjau antro vaiko, tik aš nebuvau tam pasiruošus. Ir turbūt aš, jeigu tai nebūtų įvykę netyčia, mūsų šeima, jinai nebūtų prisiruošus turbūt niekada. Nes, tikrai tai, kaip pasakau, toksai, tu pats susikuri savo tą savo laisvės kalėjimą tokį. Tai va, ir aš galvoju, gerai, tai dabar čia tas neštumas, tas vat, tai kaip ir kažkada giliai širdį norėjau, tai okei, kažkaip tai. Man buvo labai bloga pirmosius mėnesius, mane draugas pamatydavo ir tie, pavyzdžiui, kurie nežinodavo, kad aš laukiu, sako, kas tu nutiko, kodėl tavo akis nebežiba, kodėl tu tokia kaip ne tu. Ir aš atvirai kalbėdavau apie tai, kad aš laukiuosi, aš jaučiuosi blogai, aš jaučiuosi tokia pakliuvusi likis pastus ir aš nežinau, ką man daryti ir aš nežinau, kaip man iš to išlipti ir taip toliau ir panašiai. Tikrai man toks buvo lyg gyvenimo toks sustojimas. Aš verkdavau, aš žodžiu ten visaip kaip negerai jaučiausi. Tai va, ten, kai būna va tos moteris sužino, kad laukiasi, ne, ir ten vaivorykštės, ten aš laukiuosi, kaip faina, man buvo toli gražu iki to. Ir viena iš priežasčių, kodėl va, aš noriu dalintis apie tai, aš paskui suvokiau, skaičiau, domėjausi, klausiau įvairių kursų, visą kitą, nes aš esu absoliuti problemų sprendėja. Vat aš tai žiūrėjau nėštumą kaip į problemą, kad reikia man ją spręsti dabar. Tai reiškia, reikia man, nėštumas kaip ir bus, vaikas bus, ne, tai reiškia, man reikia spręsti savo tą vidinę būseną, kaip iš jos išlipti. Ir aš pradėjau domėtis visą kitą. Ir aš suvokiau vieną dalyką, bet taip labai giliai širdį, kadangi aš jau buvau susiplanavus prieš nėštumą, kad ten mano verslas augs, aš ten pasisamdysiu dar darbuotojų, ten, žodžiu, kolekcijos ten ir visa kita, man labai gerai sekėsi, labai AIM studija augo intensyviai ir aš suvokiau vieną dalyką, bet prieš tai, aišku, ten priklausiusių kursų, konsultavusius ir taip toliau ir panašiai, nebuvo šiaip, kad toks viskas, man nušvitimas. Aš suvokiau, kad gali būti, kad bus kitaip, bet gali būti tik geriau. Nebūtinai bus blogiau. Kad vaiko atėjimas, jisai gali praturtinti visokiojopai. Aš mačiau tik tai tą vieną pusę, jaučiau iš pradžio tą vieną pusę, kad tai mano laisvės apribojimas, bet kad prano gimimas, būsimo lėliuko, sakykime, gimimas, jisai gali man suteikti dar daugiau kūrybinės energijos, jisai gali mane į kitą lygį pakelti vidumi. Taip ir nutiko iš tikrųjų. Paskui pabaigsiu šitą temą. Ir kai aš tą suvokiau, kai aš nusiraminau, žiemos metas buvo, atsimenu, tuo metu buvo labai gilus karantinas, kai viskas absoliutiškai buvo užsidarę. Visa kita. Ir aš atsimenu, mes šventėm Kalėdas namie, pirmą kartą švenčiau ne pas tėvus, mūsų šeima šventė. Tai aš buvau pati laimingiausia, nes man buvo tokia pilnatvė, toks gausos jausmas ir tas suvokimas, kad nebus taip, kaip aš planavau, nebus to beach teniso dabar kurį laiką, nebus lėkimo su draugais, nebus kelionių, visa kita, aš būsiu su savo vaikučiu, kursiu verslą, visa kita, bet tai bus geriau. Negu aš planavau. Bet tavo ta pirminė būsena, kur tu sakei, kad tu jautėsi blogai ir kas
man yra faina ir nedrąsu, kad tu kitiems sakai ne tai, kad tu fiziškai blogai jautiesi, bet kad tu emociškai jautiesi spąstuose, ar tu nejautai kalties dar jausmo dėl to, kad nublemo, bet kaip ir laukėsi, čia reikia būti dėkingai vis tiek už. Jaučiau šiek tiek ir kalties jausmą prieš tą vaikelį, aš galvoju, vis tiek aš nusprendžiau, kad jisai ateis į mūsų šeimą, ne? Tai kaip man dabar, tas vaikutis mano pilve, jisai auga, o aš, taip, tipo, tu čia man sugadinai gyvenimą. Tai net ir dabar kalbant, man balsas jisai dreba. Tiesiog. Okay. Atsigeriam vandens. Atsigeriam vandens. Taip. Labai jautru viskas. Labai nuoširdžiai ir atvirai pasakoja Aida viską mūsų klausytojam. Todėl, kad, sakau, kiek aš esu ir girdėjusi ir istorijų, kad moteris labai būna tuo metu tai palūšta ir kad ne visas, kurios Instagrame dalinasi savo drugeliais ir pilvuku ir ten kiekvieną savaitę kaip jis auga, ne visos yra tokios laimingos, sakykime. Ir čia yra norma, ir čia yra absoliuti norma, bet yra galimybė, kaip čia pasakyti, tą problemą spręsti. Pasitelkus tam tikrus įrankius, kiekvienai savi. Aš turėjau savus įrankius, kuriuos aš pasitelkiau. Gal gali pasidalinti, kaip tu... Visų pirma... Ar ilgai buvai tokioj būsenoje, kaip tu sakai, dobė ir, čia priklauso... Gal kokius 3-4 mėnesius, nuo plius minus. Kai ir fiziškai blogiausiai. Ir fiziškai buvo blogiausiai, jo, ir psichologiškai. Nes pagal žmogaus būdą ir charakterį, dar čia labai irgi svarbu, vienas ieško kažkaip kaip išlipti iš šito, susijima savęs, o kitos ir lieka arba... pagalbos, gal kitom reikėtų prašyti šono, kaip tą susirinkti save ir vardant, ko padaryti tai. O, čia gera tema. Sąmoningumo keliu aš einu jau 10 metų. Aš labai suvokiu tai, kad mūsų gyvenimas priklauso nuo mūsų pačių. Ir niekas nepadės, nei mama, nei tėtis, nei draugė, niekas nėra atsakingas. Ir aš suvokiu, kad viskas yra mūsų galvose. Tai tas suvokimas pas mane jis yra ištreniruotas kaip raumuo. Tai tiesiog man tas raumuo įsijungia ir tada, kai jau biškitos emocijos nuslūgo, kaip aš suvokiau tą visą situaciją, aš tada ėmiausi, galvoju, yra taip, ką man daryti? Kaip tą problemą spręsti, nes aš į viską žiūriu kaip į kažkokius tokius, ieškau sprendimo būdą. Kartais užtenka išlaukti, kartais kažką tai keisti. Tai tiesiog pas mane tas yra, sakau, aš apie 10 metų to sąmoningumo keliu einu ir labai tai natūraliai gavosi, kad man nepatinka šitą būseną ir aš noriu išlipti iš jos. Tai aš klausiau įvairių podcastų, įvairių straipsnių, skaičiau knygų, pasitelkiau tą savo, ką daryti, ten apie gausą, apie tai, sakau, dar prieš tai, kaip dar kartą pasikartosiu, kad suvokimas, kad gali būti geriau. Nes man, pavyzdžiui, dėl ko man dar blogai buvo, tai, kad tuo metu, kai aš auginau taurą, kai tauras lėliukas buvo, aš jį buvau labai stipriai vaiką susikoncentravus, absoliutiškai. Man atrodydavo, kad jeigu aš paliksiu jį tėčiai, savo vyrai, tai kad jisai taip nesugebės pasirūpinti, kad vaikas turi būtinai augti su mama ten iki 3 metų. Aš labai tokių aštrių nuostatų turėjau, kurių aš norėjau laikytis taip, kaip knygose parašyta. Supranu, ką aš padariau. Aš nusistačiau savo tas nuostatas. Paleidai tą enciklopediją. Jo, man labai svarbu, sakiau savo, kad pranas, tuo metu dar ne pranas, o lėliukas, augtų meilėje. Mano, vyro, brolio, auklytės, močiutės. Ta prasme, kad aš turiu vyrą, mes galim kartu auginti, nebūtinagi man vienai tą vaiką būti įsikibus. Mesgi galim auklytę pasisamdyti, kokią nuostabią moterį, kuri bus lėliuko gyvenime, bus dar vienas žmogus, kuris jį mylės. O prieš tai motinystėje man buvo įkalta, aš pati savo įsikalusi buvau, kad tik mama gerai jaučiasi, tik vaikas šalia mamos jaučiasi gerai ir mane tai labai stipriai įkalino. Tai kai aš tuos dalykus suvokiau, kad aš vis dėlto galėsiu dirbti netgi ir augindama vaikutį, kas man prieš tai atrodė neįmanoma absoliutiškai, tai man taip pat laisvėjo po truputį. Okay. Tai va. Taip, stipriai. Mes pradėjome apie darbą kalbėti ir apskritai
ką tau reiškia tavo darbas ir visa AIMI studija? Turit laiko? Iki rytojus ryto. Tai čia sutrumpinau klausimą. Reiks darželius, vaikus iš darželių pasimai. Ai, vaikų turite? Jo, turiu. O tu? Ai, tiksliai. Ir mums čia labai įdomu, žinai, verslas, tu kuri savo verslą ir ką reiškia dirbti savo ir dirbti kitiem. Taip. Toks iš trijų dalių klausimas. Dirbti savo ir dirbti kitiem. Taip. Savo paskutinėje darbovietėje, kurioje aš dirbau, kaip samdomas žmogus, esu dėkinga už tai, kad supratau, kad to tikrai nenoriu. Šiaip tais gerai supras, ne ko noriu, ko nenoriu užtenka. Taip. Žinai, galima žiūrėti taip kaip į praradimą kažko tai, ne, arba tiesiog kaip į pamoką, kaip į suvokimą, kad, ko nenori, tai irgi yra toksai, tokia pažanga, sakykime. AIMI studija visų pirma yra mano antras vaikas, mano pranas trečias vaikas. Tai yra visiškai mano meilė, tai yra absoliuti mano gyvenimo būdas, tai yra mano aistra, tai yra mano galimybę kalbėti apie tam tikrus dalykus, apie man svarbius dalykus, kurie, aš manau, ir kitiems yra svarbus, tik tai galbūt žmonės nesureikšmina to. Tai vienas dalykas apie antivartojimą, apie tai, kad mums nereikia daug daiktų, apie tai, kad nusipirkęs 15 suknelę arba 26 servizą laimingesnių netapsi. Apie tai, kad laimė jinai yra mūsų pojūčiuose, apie tai, kad laimė yra mūsų viduje ir mes kuriame ją patys, apie tai, kad tai yra mūsų galvoje. Tai Kiek tavo vaikučiui 2 metų yra? 2 metai 2 mėnesiai. Ne, vaikučiui kabutėse. AIMI studija, kiek kuri metų? Vasario mėnesį bus 10 metų. 10 metų. 10 metų. Wow. Taip. O gal, man labai įdomu, nes mes su Ieva toksai apie tą verslo pusę. Didžiausi lūžiai tavo versle, kaip tu sakei, prieš gimstant Pranui, labai gerai sekėsi, labai pakilimas buvo, norėjai plėstis. Verslo stadijos kokios buvo kreivės verslo per tos 10 metų? Per 10 metų. Taip, gerai. Didžiausiai iššūkiai. Kada sakei, kad nebedarysiu jau viskas. Buvo tokių minčių? Buvo pradžioj. Kai aš pradėjau dirbti su AIMI studija, kai aš viską sugalvojau, aš absoliučiai nežinojau, kas yra komunikacija, kas yra brandingas, tokie dalykai man buvo visiškai keiksmažodžiai. Turbūt didžiausias lūžis AIMI studijoje buvo tada, kai aš suvokiau, kad tai gali būti verslas. Nes iki tol man buvo toksai, ten noriu biškių uždirbti, noriu turėti tokį brandą, fainą, kad patiktų moterims. Bet paskui ilgainiui aš labai vizualizavau, kokia yra AIMI studijos moteris, kokią žinutę skleidžiama, kodėl aš tą darau, kam tai yra reikalinga, jų grūbų tai yra pilna, kuo yra išskirtinė būtent AIMI studija. Kai aš tą supratau ir vidumi pajaučiau, man tada labai pradėjo sektis. Man ir iki tol sekėsi. Aš vis augau kartu. AIMI studija ir mano pačios vidinis augimas, jisai taip gana paraleliai. Kaip tik aš paaugau stipriau vidumi, taip ir mano studija AIMI, jinai šoktelė. Tai sakau, didžiausias lūžis turbūt tada, kai prieš gal kokius 4 metus aš supratau, kad AIMI studija, jinai, verslas gali būti. Tai toksai. Taip, prieš 4 metus, ar ne? Tai plius minus. Bet iki tol tai irgi buvo 6 metai. Tai tie 6 metai buvo tiesiog toks lėtas... Lėtas augimas, taip. Aš turėjau Vokiečių gatvėje studiją, kur ateidavo pas mane klientas. Didžiausia reklama AIMI studijos buvo iš lūpų į lūpas. Tai ateina draugė, atsiveda kitą draugę, ta kita draugė atsiveda dar draugę. Socialiniuose tinkluose aš buvau tokia labai tikrai... Absoliutiškai aš į juos neinvestuodavau, ten būdavo nubėgu kur nors kavos išgerti, įdėsiu kokį postą parašysiu, tai taip tęsiasi gal kokį 6-7 metus. O šiaip, ar nesant
aš nežinau, net ar tu esi perfekcionistė ar ne, ar maksimalistė, čia mes diskutavom, Lina gerų pasakė irgi minčio apie tą maksimalizmą, ar neturint šitų bruožų įmanoma suderinti šeimą ir karjerą, ar tai yra... Aš manau, kaip tik, žinok, lengviau suderinti, nesant perfekcionistai. Šeimą ir karjerą. Tada tu tiesiog nesureikšmini labai, sakykime, ten, ko tu nepadarai šeimoje, ar ko tu nepadarai darbe, ne? Aš sugebu vieną labai gerą dalyką, ką išsigryninau iš tikrųjų prieš kokius metus, gal 2, gebėjimo būti čia ir dabar. Pavyzdžiui, jeigu aš būnu su vaikais, tai reiškia, aš būnu su vaikais. Jeigu aš būnu darbe, tai reiškia, aš būnu darbe. Ir darau maksimaliai tai, ką galiu būdama darbe. Arba būdama su vaikais, arba būdama su draugė. Pavyzdžiui, pas mane gali būti darbe, ten, nežinau, 100 neatsakytų mailų, ten emergency, ten kažkokios žinutės, visa kita. Bet jeigu aš pietauju su draugė, aš pietauju su draugė. Bet čia yra kreisi. Gerai. Taip, šitą aš labai ilgai ugdžiausi. Ugdėsi kartu su, man tas sąmoningumas įdomu, aš nežinau, ar mūsų čia išlipsim tada iš 5 valandų, bet tai yra ta dalis, ar ne? Absoliutiškai. Bet noriu dar pabrėžti, kad prieš gimstant Pranui taip nebuvo. Ta prasme, tikrai, aš buvau tokia, ir dabar aš esu chaotiška iš tikrųjų, bet prieš tai dar labai toksai ir nerimas vidinis, toksai būdavo, užeidavo, tokia, kad nieko nespėju nuolatos, tokiam nuolatiniam lik nerime gyvenau. Labai pažįstamas. Labai toksai, jisai žiauriai yra lėvas ir aš galvoju, aš nenoriu taip gyventi, blemba, norisi taip, kažkaip tai atskirti. Tai kai aš išmokau, bet čia turbūt reikia, sakau, treniruotis, kai aš išmokau atskirti darbą, šeimą, buvimą su drauge, buvimą vienai, tai apmažėjo to nerimo. Būna to nerimo tikrai ir dabar. Blemba, kartais galvoju, dabar čia priėmiau ten tokių keletą sprendimų. Verslo tokių, tikrai, kur, sakykime, jeigu aš būčiau juos priėmusi prieš 3 metus, aš būčiau visa taip ratėjus ir kaip čia. O dabar tiesiog aš priėmiau, okei, ir labai viduje tikiu, kad viskas bus gerai. Tiesiog toks suvokimas, patikėjimas ir toksai, žinau, tiesiog. Ar intuityviai vedi verslą, ar Exceliu labiau? Dabar pradėjau Exceliu. Prieš 6 metus ne. Tai gerai, sekėsi. Tikrai, žinokit, dirbu intuityviai. Mano vyras visą laiką kažkaip tai. Jau kai pamatau, kad jau mažėja sąskaitų pinigų, gerai, tai ką čia dabar sugalvoti, kad jau padaugėjo. Įdėsiu postuką kokį. Taip ir būdavo. Mes čia turėjom pašnekovų, apie verslą irgi kalbėdavom, tai sako, mano vyras, kai pamato Excelį arba išgirsta mūsų pokalbį ten su verslo partnerė, sakė, būna pakraupęs. Nes verslo sprendimai priimami voice'ais. Tai taip, mes su Ieva strategija voice'uose įrašinėjome. Taktinis žingsnis. Man prieš tai man vyras visą laiką sako, taigi, kai tu darai verslą, reikia pasiskaičiuoti, susidėlioti. Sakau, Liutaurai, jeigu aš būčiau ką nors skaičiavus, aš niekada gyvenime nebūčiau nieko pradėjus. Niekada. Aš absoliutiškai ėjau visiškai širdies vedina, meilės vedina, energijos, aistros, absoliučiai viskas, netgi ir dabar, tie ir Excelį ir visa kita, vis tiek mano tai yra toks aistros. Aš jaučiu, pavyzdžiui, kai aš įdedu daugiau darbo, kitas darbas jis yra iš tokios meilės, iš tokios flow, iš tokios, man tada labai gerai sekas. Kai aš tik biški pastraglinu, tik biški kažką tai ten, gal daryti, gal nedaryti, gal daryti, bet nenori daryti, tada ir nepaeina ten kažkokie daiktai. Ar nemanai, kad moterim yra labiau būdinga šitas iš meilės, iš energijos, žinai, nes man galvoj taip susidėlio labiau vyrai, tai tokie... O jūs pasiskaičiavot savikaina maržą? Maržą kiek? Kalki 2. Kažkaip. O tu turi versle, pavyzdžiui, patarėją, kažkokį ten mentorių ar profesionalą Excelio skaičiuoja, buhalterį. Vyras man padėjo, pirmąjį Excelį aš tokį rimtesnį pasidariau, jisai man padarė prieš pusę metų. Žiūrėk, čia labai geras Exceliukas. Paskutinė versija. Aš manau, kad darbe, bent jau man, kažkada aš buvau tokiuose mokymuose,
kur labai aiškiai įsigryninau savo labai stipriasias vietas. Ir labai yra svarbu suvokti, ko tu negali daryti ir kas tau nepatinka ir tuos darbus deleguoti. Na, aišku, yra tikrai tokių darbų, kaip pavyzdžiui, ten sąskaitas išrašinėti. Tai yra, vienos sąskaitos išrašymas lygiai 1,5 minutės, bet aš galiu ištemti 2 savaitės, nes man tai atrodo kaip įkopti į Everestą. Bet nuvažiuoti ten pasižiūrėti alpakos audinių į Kauną, ten dar kažkur, o Dieve, tik duok. Tai va, arba ten bjauriai darbeliai, kur niekas nenori, žinai, jų daryti. Arba klientę, pavyzdžiui, aptarnauti. Aš būna kartais turiu kokias 5 klientės, parduodu kokį 10-15 rūbų, grįžtu namo ir aš sakau, aš taip pavargau, bet aš nieko, sakau, nepadariau. Nubliausiu, aš nieko, ir vėl galvoju, diena veltui, nes aš nieko nepadariau. O tai, kad aš bendravau su klientam, kad aš jiems paridaviau daiktų, kad aš pasakojau apie AIM studiją, tai aš to nelaikau darbu, nes čia yra malonumas. Mes esam pripratę ir mums yra įkalta, man yra 36 metai, tai aš dar užaugusiu toje, kaip čia pasakyti, toje dar visuomenėje, kur jeigu nori dirbti, reikia daug ir sunkiai dirbti, reikia viską sunkiai daryti. O kai tau gaunasi lengvai ir iš tos flow, tai tada nedirbai. Bet visiškai taikliai pastebėjome su Ieva, apie tai esam kalbėję kažkada, man Ieva sako, aš atrodo, kad nieko šiandien nepadariau. Bet darai, bet toks jausmas, kad pavargęs esi, bet to, žinai, rezultato, tai bet nėra bulvių, pavyzdžiui, nėra bulvių lauko, nukasto, ir tu atrodo, kad tu nieko nedarai. Ir kai, pavyzdžiui, senai kartai reikia tėvam ar seneliam papasakoti, ką tu darai, jie nesupranta, nes tu fiziškai neduodi, nėra obolios, nėra tvarinio. O ką tu ten darai? Jo, toksai, žinai. Mes pradėjom kalbėti apie tą perfekcionizmą, verslą, kiek tu daug vaidmenų pati versle užimi, žinai, kai mes sakom nuo valytojos iki ten terapeutės klientai, apie ten kūno sudėjimą ir panašiai. Ar tai neveda į tokius perdėgimus, pervargimus? Ar tu patyrusi esi tokių dalykų versle per tos 10 metų? Tokio kaip stipraus perdėgymo, apie kurios rašo vadovėliai ir kur eini pas gydytoją ir prašai vaistų ir gydytojas tau sako, tau reikia nedirbti metus, tokių aš perdėgymų neturėjau. Bet aš turėjau tokius perdėgymus, kur niekas nedžiugina. Tu atrodo išsimiegi, bet tu į darbą nenori eiti. Tau skambina klientė, rašo tavo mylima klientė, ir tu galvoji, Dieve, mano, tu tik neteik. Kur reikia kurti kolekciją, bet tu galvoji, blet, ir vėl ta kolekcija, jo, apšikmat, kiek jų dar gali būti. Tai va tada aš suprantu, kad čia jau yra signalas ir čia jau yra blogai. Tikiuosi, Lina net iš juoko neužsispirins. Žinai, per nosį eina vanduo. Ne, savi žmonės. Tai va, tai tikrai tokių momentų yra buvę ir ne vienas ir ne 2. Tikrai atrodo, kai laikai telefono rankoje, jisai kaista ir atrodo, kad visi nori kažko, o tu jų nebėra resurso, nebėra absoliutiškai. Tada aš suprantu, kad reikia atsitraukti, bet absoliutiškai atsitraukti, išvažiuoti į spa, išvažiuoti kažkur tai, išjungti telefoną, pabūti namie, tvarkytis, kažką tai tokio veikti, kas visiškai nesusiję su darbu. Tai va, prieš keletą savaičių buvo toksai irgi man, ne prieš gal mėnesį, kokį irgi jau jaučiu, kad, taip visko jau per daug, jau tiesiog, noriu, kažko reikia, kažkaip, jau nebe taip, nebedžiugina. Ir 2 savaitės, gal virš 2 savaičių buvau pajūrė pas tėvus su vaikučiais ir grįžau su tokia meile, su tokia energija, su tokiu atsidavimu, su tokiu polėkiu, ėjau miegoti ir galvoju, greičiau ateitų rytas, nes noriu į darbą. Tai va, bet tęsiant tą perdegimo temą. Čia reikia paplėtoti būtinai kelis momentus paliesti. Kadangi, kaip ir minėjau, sąmoningumo keliu einu labai ilgai ir aš žinau vieną dalyką, pavyzdžiui, aš esu labai įsigryninus, kad aš noriu būti laiminga ir gerai jaustis. Ir aš labai aiškiai žinau, ką man daryti, kad aš būčiau laiminga ir gerai jaustis. Tai vienas iš tų dalykų būti čia ir dabar, kaip ir sakiau, kad būnu su draugė, dirbu, tai dirbu, nežinau, būnu su vyru, būnu su sese, mes plepam dar kažką, būnu su sese. Labai svarbu tą atskirti. Plus, labai svarbu susidėlioti tą
dienotvarkė. Sakykime, neužsibrėžti daugiau negu tu gali. Pavyzdžiui, kai jau pas mus atėjo auklytė pas praną, aš labai aiškiai savo susirašiau ant lapo, kad auklytė būna 4 dienas per savaitę, nuo 10 iki 16 valandos. Per tas 6 valandas aš turiu padirbti, apipirkti maisto kažkokiam tai dienam, nueiti pasportuoti ir aš aiškiai susidėliau, ką ir kiek man daryti. Ir man, kai jau taip įsivažiavau, pranukas šiek tiek paaugo, manęs pradėjo klausinėti sesė, paskui bičiuliai, kada grįši beach tenisas. Sakau, negrįšiu. Nes aš matau aiškiai tam savo, kad aš turiu 24 valandas per savaitę, kad nėra laiko, tiesiog. Tai kad nebūtų to perdegimo, reikia labai aiškiai suvokti tas savo ribas. Ta prasme, vis tiek mes kiekvienas turim tas ribas. Ir suvokti, pavyzdžiui, kad kai tu planuoji savo ten ateinančią savaitę, aš dabar žinau tikrai, kad aš negaliu turėti, pavyzdžiui, per dieną kokių 3 svarbių susitikimų. Nes kitą dieną, man bus, aš nenorėsiu nieko matyti, aš neturėsiu energijos ir visa kita. Arba, pavyzdžiui, aš tikrai žinau, kad man reikia, dabar nežinau, kaip bus rudenį, bet iki šiol, mes su sesė, jinai turi taip pat tokio pat amžiaus vaikutį kaip ir pranas. Ir mes trečiadienius skirdavom vaikučiams. Tiesiog. Aš žinau, kad pas mane būdavo ten klientas rašo, ar galima ateiti trečiadienį, norėčiau ten konsultacijos. Ne, trečiadienis man yra laisva. Ir tai būdavo mano raudona diena. Ta prasme, aišku, kartais būdavo tam pasislinkdavo, kažkaip tai pasikoreguodavo, bet tai mano raudona diena. Tai reiškia, kad aš būnu su pranu. Tai reiškia, kad aš būnu su sesė ir jos vaikučiu, nes man tai yra labai svarbu. Kitą savaitę, pavyzdžiui, būna kartais, kad tikrai labai daug darbo ir ten 5 dienas dirbu, žodžiu, ir aš jaučiu, kad jau savaitės gale viskas, aš nieko nebenoriu. Tai reiškia, man ir trūko tos 1 dienos. Bet, žinai, labai gerus mes dar prieš laidą šnekėjom, tai 2 momentai. Ar nėra tas perdegimas, tas didelis nuovargis, tas nuolatinis užimtumo jausmas, kad aš darau. Tai viena, kad tu tai pasislėpi nuo svarbių kažkokių klausimų savo, nes toj tyloj su savimi būti ramybėj irgi nėra lengva. Ir kitas, ką tu sakei, kad tas užimtumas ir bėgimas ir darimas visko daug yra susijęs su savivertė. Tiesiogiai. Jo, šitas klausimas labai geras, pasidalinsiu savo patirtim. Irgi kalbėjau tai su savo artimaisiais. Daugiau niekur niekam nesupasakojus, kadangi, kaip sakiau, jau 183 kartą domiuosi sąmoningų gyvenimo būdų. Ir jokia sąmoningumo studija mūsų nėlėmė. Aš visą laiką norėjau apsilankyti pas psichoterapeutą. Aš turėjau keletą tokių neįspręstų klausimų, kurie mane labai trigerino. Ir aš jų pati, niekaip, nei man ten konferencijos, knygos, ten kažkokie tai patarėjai, vadovai ar dar kažkas, man niekas nepadėjo ir aš galvoju, noriu nueiti pas psichoterapeutą. Praėjusį rudenį aš turėjau psichoterapijos keletą seansų. Aš suprantu, kad, kaip sako, kad psichoterapija, ten metai 2, 3, 4, 5, visa kita, man pakako pusmečio. Aš turėjau gal kokius 6, 7 užsiėmimus. Aš labai aiškiai savo atsakiau, kokie yra labai svarbus dalykai. Tai pirmas dalykas yra vidinė ašis. Kaip tu, aplink kurią tavo gyvenimas sukasi. Labai tvirta tą žinojimą, kad ir kas tu bebūtum, ar tu būtum kažkokia tai direktorė, ar tu būtum namų šeimininkė, ar tu būtum kūrėja, dizainerė, ar tiesiog gulinti ant sofos moteris, tu vis tiek esi gera. Ta prasme, tu esi pakankama ir tu esi gera. Man atėjo šitas suvokimas ir kai jisai atėjo, kai niekam nieko nebereikia įrodyti, gyvenimas kardinaliai pasikeičia. Bet teoriškai mes tą žinom visi, bet praktiškai tą išjausti, tai yra darbo iš tikrųjų. Tai šitas vienas dalykas ir kitas dalykas jausti širdim. Eiti širdies vidina. Kartais būna tokios situacijos, kad, atrodo, protu, atrodo, taip, tu žinai, kad, taip, turi būti ir viskas. Bet širdis sako, ne, kažkas yra blogai, ne. Tai turėti tą ašį, pasakyti ne, turėti tą savo tokį stuburą. Tai kalbant apie tą savivertę, aš manau, kad kai žmonės
mato save kitų akim, ne, ir koks tu šaunus, kiek tu daug darai, koks tu šaunuolis, jeigu tu nepadarysi to, ne, tada būsi kažkoks tai blogas, visa kita, tai taip ir gaunasi kartais tie perdegimai. Aš čia kalbu visiškai iš savo patirties, aš ten neanalizavus ten jokių nei atvejų, gal ten psichologai, aišku, ir paprieštarautų kažkokiai vietai, gal kažkokie žmonės, kurie tikrai turėjo tos perdegimus, sakytų, nu tikrai ne. Tiesiog čia yra mano visiškai tokia asmeninė nuomonė, kad kai žmogus turi va tą širdies balsą ir tą vidinį va tą stuburą, tokį, manau, kad tada tie perdegimai, nu jie nereikalingi. Štai dar toks pamąstymas, bendras klausimas ir iš patirties, žinai, apie perfekcionizmą kalbėjom, kad tu sakai nesi tokia. Ne. Tada maksimalizmas susijęs, man atrodo, irgi labai yra su perdegimais. Ir kiek man teko patirti, žinoti ir taip toliau, kad tai yra daugiau vis tiek susiję, kaip tu sakai, su nebrandžiu požiūriu kažkokiu, kad tu gali varyti savivertę ir to nežinojimu savo ašies plius. Ir jaunystė truputėlį, man atrodo, asocijuojasi, nes, tarkim, aš pati sakiau, kad kai aš pirmuose darbuose dirbdavau, aš sakydavau, kad aš esu maksimalistė. Ir tai labai patikdavo daugam, ypač darbdaviam, kad tu priimi tokį žmogų, žinai, dirbti, jisai gali varyti, bet tas maksimalizmas kažkaip man baigdavosi su perdegimu. Tai yra, man atrodo, labai labai susiję. Ne tik pervargimu jau, bet ir perdegimu, kai tu fiziškai net keitiesi pats, ten kūno, svorio didelis, ten kritimas, kai tu nieko nebenori, guli ant sofos ir tau yra zaibys tiesiog televizorių žiūrėti ir nieko, desperacija ir tokiu depresiškumu net maišosi. Apatija gal netgi. Didžiulė apatija, absoliuti, kaip Aidas sakė, tu nenori nieko matyti, niekur eiti ir nieko daryti nenori. Tu nori tiesiog giliai širdį, nežinai net ką daryti, žinai, kur, ta prasme, tu esi... Bet šitas žiauriai lievas jausmas. Man įgalintas. Tu net nežinai, ko tu nori, nes visą laiką man tai fainai, kai tu žinai kažko, ko nori ir tada tu link to, o čia... Čia yra... Nieko nebenori, tiesiog. Čia tokia duobė, žinai, iš kurios labai sunku išeiti ir aš visą laiką maksimalizmą, žinai... Sakau, kad maksimalistai yra kaip narkomanai, kur yra žiauriai, tokia riba maža. Ir labai atsargiai dabar žiūriu žmonės, kurie sako, kad aš esu maksimalistas. Tai aš dabar galvoju ir sakau, jeigu žiūrėčiau į save dabar tokio 20 kelių metų, tai galvočiau, dieve, vaikeli, kad tu pat nežinai, ką žinai darai su to maksimalizmu. Tai tavo, žinai, pasakojimas, tai man žiauriai toks rezonuoja ir ypatingai jaunesni, man atrodo, jaunesnės mamos, kurios kuria verslą ir žiūri dabar mūsų šitą dalyką, visą pokalbį. Jeigu jūs norit pavaryti Max, pagalvokit iš tikrųjų, ką jūs darot, žinai, nes... Ar iš tikrųjų galima maksimaliai pavaryti? Bet tu dar vieną gerą pointą sakei, kad tau dabar asocijuojasi maksimalistai žmonės su nestabilia psichologinė būsena. Taip, man dėl to ir sakau, tai yra nebrandu. Nes tas maksimalizmas nutrūgalviškas, nepamatuotas ir savęs, kai tu savęs nepažįsti visiškai, esi jaunas ir sakai, kad čia man nereikia jokių terapijų ir nieko dar, žinai, nesupranti iš jūs, kas ten yra. Tai taip, man atrodo nestabilu. Ir šitoje vietoje labai reikia atsargiai netgi rinktis, man atrodo, darbus, kur tai dirbti ir kokioje aplinkoje būni. Nereikšmiškai. Tai toks, čia šiaip buvo, nežinau, kas čia buvo. Intarpėlis. Bet žinai, tu pasakei savo, pakartosim, kad sąmoningumą labai praktikuoja. Kaip tą raumenį užsiauginti aš čia? Kaip raumenį, būtent, kaip raumenį. Kaip raumenį. Ir tu sakei, kad tavo yra ta būsena darbo stilius, tu vis labiau praktikuoji flow, nes aš žinau, kad yra multitaskinimas, kas yra visiškas nuodas ir aš negaliu pakęs multitaskint. Deja, mūsų darbė yra žiauriai daug multitaskinimo, nes mes esam praktiškai dviese. Tai tas yra veda mane iš proto, nes va tada aš gale dienos esu išsunkta su jausmu, kad aš nieko nepadariau. Ir yra atvirkštinis būdas, tai yra flow, arba mano supratimu, kiek domėjausi, tai yra tas deep work, kur tu
susikoncentruoji į vieną užduotį ilgam laiko tarpui. Ar tu dar vis multitaskini daug? Multitaskini, kaip jautiesi? Flow mano yra siekiamybė. Taip. Tai pavargstu, tikrai. Tai būna tikrai tokių dienų, kai ir tą padaryti. Vienu metu reikia į fabriką nuvažiuoti, užsakyti audinius, tada žinau, kad ateina klientė, tada dar skambino, kad netrūksta kažkokių tai maišelių, tada dar siuvėja sako, ateik ir viską vienu metu padaryti. Ir galvoju, blemba dabar, kaip čia, Ai, bet tu šiaip greitas žmogus esi, iš to, kaip tu šneki. Greita, jo. Tada aš taip, pohuis. Atsisėdu tada. Atsigeriu kavos. Žinai, čia tas memas, tipo. Už šuniuką sėdi geria ten kavytę, o ten gaisras. Jo, taip ir būna. Ta prasme, tikrai, tada ką aš padarau, tada tiesiog susirašau tas darbus, išsiprioritizuoju, suprantu, kad dabar, kuriuos man reikia padaryti, tas 112 darbų aš vienu metu nepadarysiu, aš galiu padaryti 3 juos per šiandieną ir tada be sąžinės grįžaties padarau tą, ką aš galiu padaryti. Aš ką dar išmokau, ne per seniausiai iš tikrųjų, čia praktikuoju gal tik tai kokį porą metų. Dabar ypatingai, kai jau taip labiau grįžau į darbus, nes paskui dar papasakosiu, dar čia buvo toks, kai pranas gimė, toks stop, tai aš susirašau darbus minučių tikslumu. Pavyzdžiui, nuvažiuoti audinių parduotuvę, ten 11:20, 11:45, tada ten atsigerti kavos 11:05, ten 12:05, tada susitikti su sesė ten. Bet aš tada žinau, kaip kas, man tada nekelia streso. Aš anksčiau kaip tik galvodavau, kad tas įrėminimas, taip šitų visų laiko, tas nustatymas, jis kaip tik kelia stresą, bet jis iš tikrųjų yra atvirkščiai. Kai tu žinai savo tą laiką, kiek iki kur tu nuvažiuosi, aišku, pasilieki dar ekstra ten minučių kažkiek tai laiko, kai tu žinai aiškiai, tai tu ir padarai tą aiškiai, o ne taip, aš anksčiau dirbdavau taip, susirašydavau tą dieną, pavyzdžiui, 11 darbų, jiems neskirdavau laiko, ten kiek, ir aš maždaug padarau kokius 6 darbus ir žiūriu, kad dar lieka 5 darbai, o jau yra tam 5:30 valandų vakarą. Ta prasme, tai ir tada kyla tas stresas. Ir tada gaunus toks multitaskinimas su tuo nerimu kartu. Tai man labai padeda tas toksai aiškiai žinoti, ką ir kaip daryti. Pavyzdžiui, aš anksčiau niekada neplanuodavau ten fotosesijų prieš kokius 3 mėnesius. Aš fotosesijas planuodavau dar, pavyzdžiui, prieš kokius 6 metus. Tai žiemos kolekcija, čia rugpjūčio maždaug pradžia. Daiktus jo pasisiūsiu, tai jau reiktų už porą savaičių tą fotosesiją daryti. Tai gerai, tai reikia fotografo ieškoti, modelį ir visą kitą. Dabar aš tą pradedu daryti prieš 3-4 mėnesius. Aš jau dabar esu susibukinusi datas, kada fotosesiją darysiu, jau buvau prieš 2 mėnesius susibukinusi. Tai tai tiesiog... Man klausimas visą laiką yra tas pats. Klausiu ne pirmos jau pašnekos, kaip sustoti ir išlipti iš to žiurkėno rato, kad tu galėtum pirmiausia susirašyti savo darbus, nes tame klausyti savęs, klausyti savo širdies. Bet kai tu turi tokį neištreniruotą raumenį... Tai pasakyti pohui viskas. Nes supranti, tu matai tos darbus ir tu iškart šoki ant bėgtakio, į tu varai iki nukritimo, kol reikia paimti vaikus. Ir atrodo, kad tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Tave Aida užkaučins. Gerai. Būna ir man tokių dienų, tikrai aš nesu kažkokia nušvitusi ir visa kita. Aš dabar kalbu taip aukščiausiam tokiam savo, sakykime, siekiamybėje. Man irgi būna tokių dienų, kur aš ten varau kaip žiurkėnas, visa kita, bet aš tada... Kūnas pradeda sakyti stop, aš tada prastai miegu. Labai aiškiai reikia suvokti savo ribas, klausyti kūno ir širdies. Sakau, sunkiai keliesi, nebenori ten į darbą, arba ten jau užknisa tam tikri dalykai. Klausyti savęs. Jeigu ignorini kūną, kiek tu gali taip traukti? Žiūrint, kiek metų. Po 30. Po 30 viskas. Aš tai neilgai, aš kokią savaitę maks. Tada viskas, man jau tada atjungia. Papasakosiu vieną istoriją. Čia ta, kuri labai čia išmoko viską planuoti, čia visus moko, visus kaučina, ne?
Praeitą savaitę labai norėjau grįžti į darbą, laukiau pirmadienio, antradienio, kada aš jau čia nušvitusi visą grįšiu į darbą, visą kitą. Savaitgalį pabuvau su vaikais, su vyru. Pas mane dabar Raimės studijoje vyksta pokyčiai, tai tiems pokyčiams reikia labai daug laiko, labai daug energijos, tokios širdies daug reikia. Tai labai, aš kadangi esu absoliuti energijos donorė, tai aš labai daug atiduodu. Ir aš taip galvoju, jau jaučiu, kad blogai. Ta prasme, varau ant šakių, vyras erzina, blogas, ant vaikų rėkiu, mano vyresnėlis labai erzina mažulį. Aš ant jo tiek rėkiau. Ta prasme, kad aš paskui taip nurimau, atsisėdu, taip laukiu, kada į duris pasibels šita vaikų apsauga. Kad paklaustų, tad jam apsaugoti jūsų vaikus. Tai va, bet nesulaukiau. Tai Gal ir gerai. Gal ir gerai. Ir aš galvoju, ir aš savo sakau, ta vat pratinga moteris, kuri planuoja, kuri skiria laiko savo, kuri geba atsitraukti nuo darbų, išgirsti save, susiprioritizuoti, visą kitą. Taip, man reikia pabūti vienai, nes man tai yra labai labai svarbu. Aš labai žinau tas savo ribas ir kai aš pabūnu viena, ar namuose viena, paprašau, kad vyras išvažiuotų su vaikais, ar išvažiuoju kažkur į spa, kažkaip tai žodžiu, kad aš pabūčiau viena, bent parą ar dvi. Taip. Taip, reikia jau čia vienai man pabūti, skambinu vyrui, sakau, aš sakau, galbūt, sakau, važiuosiu pirmadienį į ten žodžiu, į Birštoną, pernakosiu. Vyras sako, ne, gerai, padėjo ragelį, kaip ir reikia važiuoti, bet kaip ir vyras, tipo, nepritarė. Tai gal nevažiuosiu tada. Nes vyras nepritarė, Tai va, tai taip žodžiu gavas, kad aš nebeišvažiavau, nes vyras nepritarė, jisaigi kaltas. Tai va, taip aš nepaklausiau to savo širdies, bet kad išvažiuoti, pabūti viena. Ta prasme, nors man to tikrai reikėjo. Tai aš tiesiog vakare vaikus susirinkau, išvažiavau prie ežero, pabuvom, tai taip gavau aš tos gamtos dozės, to tokio nusiraminimo. Tai va, bet va ta planuotoja visa, kur sako, kad reikia ribas, ten savimylėti ir visą kitą, kažkaip tai pasidaro. Klausant, žinai, tavęs, gerai, kad tu pasakai tokį užėjimą, nes moteris galvoja, kad tu esi, žinai, tobulai, išmokai tobulai viską daryti, išsioginai raumenį ir tu nebedarai klaidų jokių. Ir reikia padaryti side note, kad taip nėra, netgi patys didėjai gurų klysta. Tai šitoje vietoje, žinai, kad nesudarytų nuomonės, jog čia kalba moteris nebedaranti klaidų nei versle, nei šeimoje, nei taip toliau. Tiesiog man atrodo, kad tu tą sąmoningumą, kai auginiesi ir į pačias klaidas kažkaip tai žiūri adekvačiau, ne? Nebėra tokių, kad viskas sugriuvo. Amen. Jūsų skyrybos. Būna įvairių momentų. Būna, pavyzdžiui, su viena psichologė kalbėjau, tam, kad būti tokia psichologiškai stabilė, reikia nuolatinio resurso. Ir kiekviena moteris turi žinoti, kaip tą resursą kaip čia pasakyti, prisipildyti, ne? Nes, šiuo atveju visų pirma, aš esu mama, žmona, sesė, draugė, verslininkė. Ir kaip tarp tų visų varijuoti ir kaip tą resursą turėti pripildytą. Tai mano, sakau, yra atsitraukti, išgerti kavos vienai, paplepėti su artimaisiais, išvažiuoti vienai, pabūti, pasivaikščioti, sportuoti, nepamiršti savęs, turėti tą laiko savo, ne tik vaikams, vyrui, šeimai, darbams, turėti savo, atsitraukti, susidėlioti tą savo strategiją, ne tik darbinę, bet ir gyvenimišką kažkokią tai. Tai va, tikrai tai yra labai labai svarbu. Tai va, žinai, ir dabar mes šnekam ir kadangi irgi ne pirmą tokį atvejį kažkaip savo aplinkoje kažką čia nuspyrėm, nieko tokio. Ne vieną tokį atvejį matau ir jau tai tampa ir socialinėse medijose, jau toksai truputėlį dvasinis turizmas, žinai, tas visas sąmoningumas, mindfulness, self-love, sustoti, mes netgi turėjom neseniai tinklalaidę su kūno terapeutė, bei irgi labai išsame apie visus šitus resursus, apie slopiklius, labai įdomios savokas, bet aš dabar taip žiūriu į tuos modernius žmonės, kad jie, aišku, tai yra stiprios priemonės,
padedančios iš tikrųjų išgyventi vos ne šitam skubesį didžiuliam. Tai čia net ne klausimas, bet toks retorika. Arba aš labiau. Arba sakyčiau, net neišgyventi, o gyventi laimingai. Vat, kas, kad vat, ne tik išgyventi varytant iš gyvenimo, ne, bet kad nugyventi laimingai. Pavyzdžiui, man labai yra svarbus, vat, ką aš atradau, irgi čia vat, per savo tuos visus ieškojimus, vidinius pokalbius su savim, laikinumas. Va tas laikinumo jausmas, jis tiek yra įsišaknyjęs manyje, kad viskas yra labai, labai, labai laikina. Ta prasme, vat kai ateina tas suvokimas, tada tu mažiau visko sureikšmini, tada tas maksimalizmas, jis atrodo nenormalus. Ta prasme, sieki ten, ko nori, ta prasme, tai viskas atrodo tai bereikšmiška. Tai prasme, tikrai tie visi tokie, vat, aš varau, aš galiu, ten. Tai viskas, taip tikrai, nes tu žinai, kad, tu dasibaigsi, kaip ir visi. Ir dar greičiau, jeigu ant makso varysi. Taip. Tai va, tai. Klausyk, prie pinigų. Prie babkių. Mums su Lina labai įdomu. Mes norėtume būti žydės šiek tiek. Aš nežinau, ar tu turi žydo savį. Bet pragyventi iš savo verslo. Šiaip dabar, vat, kaip mes su Lina čia pradėjom vyniot kažką, tai aš supratau, kad turėti savo verslą yra pati sunkiausia forma, kokia tai gali būti užsidirbti pinigus. Ir koks šiaip tavo... Kaip tau sekasi pragyventi iš nuosavo verslo ir koks tavo požiūris yra į pinigus, nes yra netgi tokia statistika, kad žmonės galvoja, kad jie kuo daugiau turės pinigų, tuo jie bus laimingesni ir jie laimingėja daugiau uždirbdami ir yra paskaičiuota, kad tai ta riba yra 100 000, čia doleriais per metus, tai nežinau, kiek čia išsidalina atlyginimo per mėnesį, bet kad pasiekia tą ribą, jau būdami žiauriai turtingi, jau žmonės ritas jų tas laimės indeksas žemyn. Tai aš dabar nesakau, kad tu tiek uždirbi ir ar jau rytiesi žemyn, bet koks tavo yra šiaip požiūris į pinigus, nes klausant tavęs, tu labai viską vertini vos ne energetiškai šitus dalykus. Nes Excel'ai patinka. Patinka, ypač kai Exceliukas atsirado. Kai Exceliukas atsirado, tai iki parodė, kad galim daug uždirbti, Ne, juokas sakais, bet man patinka pinigai. Aš tikrai noriu uždirbti ir aš uždirbu ir aš pilnai galiu pragyventi, kai vyras moka būtų paskolą. Tai pinigai bendri yra skiri. Mano požiūrė, tai vyro pinigai yra šeimos pinigai, o moters pinigai yra moters pinigai. Taip, geras požiūris. Aš to neslėpiu. Aš tikrai to neslėpiu. Man pinigai yra labai labai svarbu. Ir man pinigai jie suteikia laisvę. Aš tikrai noriu dirbti, uždirbti, aš noriu eiti į gerą restoraną, aš noriu nusipirkti rankinuką tokį, kokį aš noriu. 1, ne 10. Man nereikia 10. Aš noriu turėti kūrybinę laisvę, kad aš galiu užsisakyti 5 audinius ir iš tų 5 savo klientėm išrinkti tą vieną tobuliausią ir jiems siūlyti. Man yra kaifas, kai aš galiu nupirkti savo ir savo sūnui kelionę ir išskristi. Ta prasme, pinigai man tai yra absoliuti laisvė. O kiek reikia jau pinigų? Jau čia yra klausimas. Tu gali turėti labai labai daug pinigų, būti nelaimingas, gali turėti labai mažai pinigų ir būti laimingas. Aš manau, apskritai, tas, kaip aš ir prieš tai sakiau, aišku, ten, ta prasme, kai žmonės vos galą su galu suduria ir galvoja, ką šiandieną pavalgys, apie tokius dalykus aš jau nekalbu. Tikrai yra liūdna dėl to, bet sakykime, kai liūdėti, kad tu pirki automobilį padėvėtą, o ne iš salono, aš manau, čia jau reikia su smegenim tvarkytis. O tu nemanai, kad Lietuvoje labai nepopuliaru šnekėti apie pinigus ir kiek tu uždirbi? Taip, nepopuliaru. Ir kad vos nėra gėdinga, bet... Gėdikis, tu gėdikis kalbėdama. Ir labai daug žmonių iš tikrųjų ir sėkmingų verslininkų viešumoje nesirodo ir nesidemonstruoja. Ta prasme, vaikšto su Maike 3 dienų. Ne. Turiu omeny, kad nepopuliaru labai Lietuvoje kalbėti apie pinigus ir džiaugtis, pasidžiaugti, kad tau sekasi verslas, kad tu gali kurti. Bet jiems to turbūt nereikia. Žmonės, kurie ir uždirba, ir dirba, aš manau, jie turi aukštą savivertę, jiems nieko nereikia. Aš žinok, irgi tą patį manau, kad ir yra daug pavyzdžių ir pavyzdžiui, man atrodo, kad jie
tai tuos pinigus žiūri visai kitaip ten. Taip, Investicija, taip, saugumas, finansinė pagalbė, galimybės vaikam galbūt, bet ne į savo būstinimą. Man kaip tik netgi, žinai, pas italus, kaip yra sakoma, kad italas geriau turės naują mašiną ir žiauriai gerus marškinius, kosmą, bet, pažiūrėjau, neturės šaldytuvo namie. Nu, nes jis negali visko sauliaisti, kad viskas yra apie imidžą. Ir man, tarkim, tas išpompastiškas įvaizdis kaip tik atrodo, kad kažkas čia ne taip. Gal, o va tie žmonės, kur kuklus, bet jie gali žiauriai daug uždirbti pinigų, bet čia yra grinai mano toksai gal požiūris, kad aš vertinu tą tokį. Aš tai manyčiau dar po sovietų dar likė ta, žinai, kad jeigu aš vairuoju ten gerą automobilį, rengiasi ten brandais visais, tai aš jau čia tipo žiūriai ten krūtai varau ir visą kitą. Aš tikrųjų padavalkiu. Labai daug pavydo visuomeniai, žinai, yra ir tam pavydė slypi tikriausiai ir žmonių traumuotos patirtis tikriausiai. Kad, ir kompleksai, kad aš galbūt taip negaliu, nes aš galvoju netgi klausys, žinai, kai kuria dalis klausytų ir tai lengva jai čia kalbėti, kai vyras ten būto paskolą moko, jinai gali kavą gerti savo ir audinius rinkti, žinai, bet čia gal yra ir, tas mindsetas tam tikras turi būti, kaip tu tuos pinigus uždirbi. Tai mes gal su Lina taip daug klausėm apie tą verslą, žinai, nes tau iš tikrųjų gerai sekasi ir matom ir jaučiam, net aš sėdžiu ir tu taip labai, kad čia tavo vibruojanti todėl, kad aš dūšia tavo. Jaučiu aistrą. Vat aš kažkada tai vieną dieną einu ir galvoju, aš taip noriu, tam tikrų turiu tikslų, tam tikrų projektų, visą kitą, ir aš galvoju, kaip prie to noriu prisėsti. Ir taip grįžau į tą savo, bet prieš 10 metų, kai aš pradėjau, aš galvoju, aš tada sakau, nežinojau apie komunikaciją nieko, apie brandingą, aš nesuvokiau apie ten spalvas, nesuvokiu, bet aš turėjau labai didelį aistrą, aš turėjau labai didelį norą ir aš turiu jį dabar, iki pačiol aš jį turiu išlaikiusi. Tai šitas mane veža į priekį, plus aš domiuosi labai. Aš domiuosi, aš dirbu, aš nefeikinu, visko būna iš tikrųjų. Būkim bėdini teisingi. Ne, nebūkim. Būkim turtingi ir teisingi. Labai šiaip nevykus frazė, nepritariu. Pinigėliai. O, jas. Nepritariu. Pinigėliai. O, jas. Tai aš tą reikia iškirpti. Tai aš turiu tą aistrą, todėl man ir sekasi. Aš domiuosi, aš noriu, pavyzdžiui, sakau, Excel'ą niekada aš nedarydavau, ne? Prieš to žiemos kolekciją, man vyras padėjo padaryti Excel'į, kas man labai patiko ir man žiauriai fainai. Ir aš dabar jau laukiu akimirkos, kada aš jau žinosiu konkrečiai, kokių dalykų aš gaminsiu, darysiu, ką aš darysiu ir vėl skaičiuoti tą Excel'į aš noriu. Ko aš anksčiau net, ta prasme, nedarydavau, nes man tai atrodė, kam, tai vis tiek viską iš širdies. Okay. Aš dar tokį klausimą apie verslą ir širdį. Mes turėjom verslo konsultantę, ne? Marketingo specialistę, kuri kalbėjo, kad norint kurti verslą, pirmiausia reikia Excel'į susidėlioti. Mano vyras tą patį sako. Ir ar tai nėra protingas iš tikrųjų požiūris? Ar iš verslą visgi reikia pradėti iš polėkio ir kur tu tą didelio noro. Aš manau, reikia tą suderinti. Labai toks diplomatiškas atsakymas. Ne, tikrai. Bet vėlgi reikia atskirti verslą ir amatininką. Ne? Pavyzdžiui, aš iš pradžių buvau tikrai amatininkė, absoliutiškai. Ta prasme, be manęs niekas nebūtų vykę. Dabar aš jau galiu atsitraukti mėnesių, galbūt ir 2. Ir aš žinau vis tiek, kad viskas ten veiks, suksis, o prieš kokius, sakykime, ten 3-4 metus aš to negalėčiau padaryti. Tai jeigu ten tu gamini podelius, lėkšteles iš molio, žiedinų, fotografuoji, įdedi Facebooką, kažkas nuperka, visą kitą, tokiam gal nereikia ten Excel'o. Bet jeigu tu nori atidaryti ten, sakykime, kažkokią tai indų parduotuvę arba ten, nežinau, kažkokią tai gamyklą siuvimo, dar kažką, tai vienareikšmiškai reikia Excel'o. Be Excel'o prapulsi. Bet, pavyzdžiui, dabar AIMI studijos gamybos apimtis padidėjo. Aš tiesiog be Excel'o dabar viskas. Ar tu esi gera vadovė? Šiaip, tu kalbi, kad jau tu esi užkūrus tą visą aparatą. Kiek žmonių dirba pas tave? Ir ar jie tave gerbė? Jie mane gerbė, taip. Šiuo metu AIMI studija turi 3 siuvėjas, kurias pilnai dirba AIMI studijoje. Tada aš turiu kolegę, kuri dirba pačioje studijoje, aptarnauja klientus ir užsiema tokiu kaip
back office, sakykime, ir planuoju nuo rudens dar vieną žmogų priimti. Tai va, ir dar plus yra keletas freelancerių, kur kas mėnesį daro tam tikrus dalykus. Nemažai žmonių. Bet pas mus daugiau. Ne, mažiau pas mus. Tai labai juokingai čia. Dabar apie frazę. Kaip norim, taip gyvenam. Mes jau tokią pradžią padarėme apie pinigėlius. Ir šita frazė, beje, yra iš tavo AIME studijos internetinio puslapio. Taip, jinai buvo sukurta prieš gimstant Pranui. Tai kas slepiasi po šitą frazę? Paskaitykite, kolegė. Ne, gerai, atsiprašau. Kaip norim, taip gyvenam, tapo tavo atsakymu viskam. Priekaištams, pagirimams, dvejonėms. Ar viskas sukrenta į tai, kai žmogaus gera savijauta priklauso nuo to, kad esi savarankiškas, susidėlioti gyvenimą pagal save. Tai mes jau įvadą padarėm, apie savivertę kalbėjom, požiūrį, mentalitetą, įvairius dalykus. Tai prašome, išanalizuokite šitą frazę. Šitą frazę, ties šitą frazę dabar aš jau esu šiek tiek soft. Kaip norim, taip gyvenam. Tai prieš gimstant Pranui, tai jinai tikrai labai dažnai mano žodynė buvo vartojama, jinai tikrai tokia... Arogancijos truputėlį turi. Truputėlį arogancijos, taip, truputėlį tokia, maždaug, kas yra, kaip nori, tai gyveni, tai tu pasirenki ar dėjuoti, ar daryti kažką, tai, ne? Labai taip kategoriškai ir tada nutiko neštumas, kuris, kaip jau ir... pokalbio pradžioj su ašarom buvo pasakojimas, ne? Tai va, tai kaip norim, taip gyvenam, aš turiu mintyje ir širdyje apie tai, kad labai daug kas priklauso nuo mūsų. Pavyzdžiui, kokią mes ryto rutiną susikūrėm, ne? Ar mes multitaskinam, ar varom pagal flow. Pavyzdžiui, kai aš dirbau samdomą darbą, buvo tokių žmonių, kur ateina ir nekenčia savo darbą. Jie nekenčia tiesiog. Jie eina kiekvieną dieną ir žliumbia ir nekenčia savo darbą, bet jie toliau dirba. Jie dirba metus, 2, 3. Ir burba. Ir aš žiūriu, kai kurie žmonės iki pačiol dirba tam darbe. Jie dirba ir jie nekenčia. Tai apie ką mes kalbam? Bet čia yra tas mentalitetas kančios, kuris iš praeities irgi atėjęs yra. Tu galigi pasirinkti, arba tu esi kūrėjas, ne, savo gyvenimo, arba tu esi šitas auka. Tai va, tai ir tu renkiesi. Ar tu vyras kaltas, ne, kaip man kaip aš sakiau, vakarykštė ta situacija, kai aš neišvažiavau į Birštoną, taigi vyras, taigi vyras kaltas, ne? Taip. Taigi, ne aš turėjau pasirinkti, ar man išvažiuoti, ar ne, tai čia vyrasgi kaltas. Arba pavyzdžiui, ten, nežinau, mama ten sako, arba ten vyras sako, tai tu eik, pailsėk, pabūk, mes tau pabūsim su vaikučiu. Ne, aš geriausiai padarau valgyti, aš geriausiai tą ir paskui tu visa tokia nuvargusi. Kaip aš pavargau, ten nemego, visa ten tokia pavargusi. Tai kieno yra pasirinkimas, ne? Taip. Šiaip. Tai va, arba ten, man mažai moka, aš mažai uždirbu. Tai žiūrėk, gerai, davai, dirbk savaitgalį, tam padarysi aš tau sumokėsiu 60. Ai, ne, noriu savaitgalį, aš ten su draugais važiuoju. Tai apie ką mes kalbame? Tai nieko nedirbti ir daug uždirbti, labai dabar nori daug kas taip. Aš šiaip tai taip. Aš, pavyzdžiui, noriu labai mažai dirbti, labai koncentruoti dirbti ir daug uždirbti. Bet čia... tau galima šitai taikyti. Aš nežinau, ar tu verslė susiduri su daug jaunų žmonių ir požiūrį į darbą? Aš dar galiu pabaigti apie tą, kaip noriu. Atsiprašau, jo, gerai. Tai va, tai šiai dienai aš esu šiek tiek, sakau, tokia minkštesnė, nes man nutiko neštumas mano pranuko ir plus Pranas 1,5 metų nemiegojo naktim. Ta prasme, tikrai, aš atsikeldavau, aš buvau visiškai iš veido išėjus, pas mane ateidavo auklytė 10 ryto, aš visus susitikimus planuodavau tik nuo 12 arba nuo 1, nes kai jinai ateidavo, aš darydavau pamiegoti, aš negyvenau taip, kaip noriu. Aš tiesiog bandžiau taip išgyventi, maksimaliai pasimdama tą džiaugsmą. Bet būdavo tikrai tokių dienų, kad aš atsisėdu ant kilimo, auklytė, pavyzdžiui, neteina ir aš su juo vegetuoju, va taip. Nes aš tiesiog, pavyzdžiui, matai sunkiausia. 3 valandas jį nešiojau naktį, nes jam tai ar pilvelis, ar dantukai, ar dar kažkas, ir iki 1,5 metų jis nemiegojo. Tai aš dabar sakau, taip, kaip norim, taip gyvenam, bet prie tam tikrų sąlygų. Bet mamom biški
Su išimtimis. Su išimtimis. Ja, Taip. klausau Taip. ir taip galvoju, jo, ta vegetacinė tokia būsena, kad O, aš geras tiesiog žodis. bandau išlikti kaip Taip. akmens amžiui, ta prasme, negavus mamuto, nes tas vegetavimas Taip. ten su ne vienu, 2 vaikais naktį, tu prasme nemiegi iš viso, bet čia mes suprantame labai daug mamų. Taip. Taip. Žinai, yra toksai terminas mandras, vadinasi leaky identity. Apie tai dar. Šiaip tu apie tą šnekėjai, bet visai įdomu yra, tai išverčiau pralaidus identitetas, kai irgi dabar čia su to pačiu galbūt perdegimu, kad daug žmonių nepastebėjo, tarkim, jeigu paklausim žmogaus, kas tu esi, iš karto priskirtų savo profesiją prie savo identiteto. Aš ten gydytojas, aš ten statybininkas, ten bla bla bla. Ir kad tie mūsų identitetai, kaip mes save suprantam, yra tiesiogiai pririšama prie darbo ir tada tas darbas dar maitina tą savivertę. Toksai. Čia labai Lietuvoje gaju. Taip, labai gaju, bet... Ką pažįsti dar svarbu. Ką pažįsti? O svarbu, mes apie pažintėlės labai turime. Labai mėgstame. Labai. Jo, ir labai Nes aš mėgstu. pažįstu tą ir... Ar padeda pažintis versle? Ir poliklinikoje greičiau eilė. Ačiū manęs klausyti. Jo, čia rimtas klausimas, nes labai mes užduodam daugam tą klausimą. Ir rimtai, ir nerimtai. Buvo laikas, kai man tai buvo labai labai svarbu. Labai, kiek aš pažįstu, ko aš pažįstu, kaip aš pažįstu. Ir, čia savivertės toks. Tada aš tokia fainesnė buvau, labiau tokia. Tai, žiūrė, tada Pavykdavo susipažinti su tokiu lengvai. Taip, viskas labai pavykdavo, buvo. Tokia buvo aфигенно. Pati savo faina buvo. Pati savo faina, taip. Dabar kalbant, aš manau, kad tai yra, kai tu neturi to savo šies, tada tu dangstaisi, kad aš esu direktorė, kad aš esu ten gydytoja, kad aš pažįstu 9 Kisielių nuo vandens Nausėdos ten kažką, tai... Nausėdos Grikija. Tas labai labai yra gaju pas mus tikrai, bet kai tu turi tą vidinę savo ašį ir kai sakau, kad netgi gulinti ant sofos tu esi vis tiek, tu esi gera. Tu esi gera, tokia, kokia tu esi gera ir geras. Ta prasme. Tai va, ir kalbant apie tą mandrą frazę, anksčiau aš labai tapatindavausi su AIM studija, labai stipriai. Ir tapatindavausi, bet ne to, kad aš ten kažkokią fainesnę ar dar kažkaip, bet aš labai, pavyzdžiui, nesėkmės labai sugerdavau. Jeigu man klientė parašydavo, pavyzdžiui, kad ten suplyšo suknelės, ten kas nors, tai prieš kokius 5 metus aš turbūt 5 naktis būčiau nemegojus ir galvojus, blemba, tai kaip čia dabar, tai tos suknelės visos lievas, tai aš lievai dirbu, aš lievai darau, Aš šiaip tai... kuri ne tik AIM studijos visą brandą ir rūbus, bet aš dar kartais tarpininkauju tarp didesnių prekės ženklų ir fabrikų. Tiesiog toks kaip techninis darbuotojas. Tai esu žiauriai didelių feilų patyrusi. Ir tai tikrai man tada širdis, rankos ir viskas drebėdavo. Ta prasme, nes identifikuoji save kaip nesėkmė ir tu bloga tada, jeigu yra nesėkmė. Dabar aš labai tą išmokau atskirti. Aš gaunu labai gerų atsiliepimų, labai daug. Aš kiekvieną gerą atsiliepimą nusiprintskryninu ir aš turiu folderį. Kai man būna liūdna, ar kas nors nesiseka, arba šiaip ta dobė ir ten visą kitą, neturiu resursų, aš paskaitau šituos, tada man taip tiesiog gera. Bet tu save užbūstini per darbą. Kiekvienam, aš manau, yra žmogui gera, yra gauti gerą žodį apie save, komplimentą, visą kitą. Bet tai man, kaip pasakyti, man tai yra labai labai gera ir labai labai malonu, bet tai nepaliečia mano savivertės. Ta prasme, aš vis tiek žinau, kad aš ar su tais komplimentais, ar be komplimentų, aš vis tiek esu gera. Aš esu pakankama. Tai va, o blogi atsiliepimai, tarp kitko, čia ne per seniausiai vieną gavau tokį atsiliepimą. Labai aš taktiškai, nuoširdžiai, sakau, čia it's not my problem. Ta prasme, tikrai toksai dalykas buvo, o kiti buvo tokie ten suplyšo, kažkas perplyšo, labai atsiprašom, visą kitą, pakeičiam daiktą, gražinam pinigus, tiesiog sprendžiam problemą. Aš tai žiūriu jau viskas, kaip į problemą ir problemos sprendimą. Tokia skūra užsiauginai truputį, ne? Ne tiek, kad skūra, tą tokį normalų požiūrį. Taigi tas darbas tai nesu aš. Ir apskritai, aš ir savo kolegiam, savo darbuotojams sakau, kai jums būna labai labai sunku, sakau, ir kai aš jau visiškai
jūs sakau, mintyse savo kartokite kaip mantrą. Tai yra tik darbas, tai yra tik darbas, tai yra tik darbas. Ir viskas, sakau, nusiraminkit, nes tai yra tik darbas, sakau, jūs žmonių gyvybį negelbsit, sakau, jūs neoperaciniai kažkokio, jūsų nepriklauso ten, ar ten, nežinau, kažkas gaus kažkokį siuntinį, ar ne. Tiesiog, tai yra darbas. Taip. Man tokia mintis šovė, kad kartais nebūtinai, tu darai savo verslą, bet į kai kurias problemas ir darbus reikia žiūrėti kaip į samdomą darbą. Taip lengviau tiesiog išgyventi. Nes tai, tu prisikaupė, tų visokių negatyvių minčių apie save, ten rutulioji, tai kokia kūryba gali būti, koks kliento aptarnavimas, ta prasme, koks gyvenimas, tai vis tiek, ir šeima, ir visa kita, nenori, tada tos emocijos į tą šeimą, kam to reikia. Bet čia vėlgi, čia yra raumens treniravimas, nebus taip. Ir tą raumenį reikia treniruoti visą laiką. Taip kaip į sporto salę. Kiekvieną dieną, nes atrodo, čia nušvitimas ir dabar užsirašiau frazę sparnuotą ir dabar jau mano gyvenimas pasikeitė ir viskas. Ir reikia tą išjausti, labai reikia jausti. Tiesiog vadovauti savo širdim, kaip aš daug kartų sakiau. Ir kad aš senai žinojau, kad, sakykime, ta savivertė, yra vidinė šis, aš tavo esu 100 knygų perskaičius apie tai, bet aš tą išjaučiu tik tai praėjusiu rudenį. Tikrai nuoširdžiai sakau. Ir mano gyvenimas jis kardinaliai pasikeitė. Tai va, pavyzdžiui, ką labai norėjau pasakyti, kad gimus tauras atsinešė man suvokimą, atnešė, kad viskas priklauso nuo manęs. Nes aš anksčiau, pavyzdžiui, esu daug kartų jau sakius savo ir klientams ir visą kitą, kad aš save įsivaizdavau, gyvenime, sakykim, kai man buvo kokie 20 metų, aš save įsivaizdavau, kad aš turėsiu vyrą, kuris nuperka butą, mašiną, moka už keliones, duoda man pinigų, o aš dirbsiu Douglase konsultantė. Tiesiog lūpdažius parengsiu, tiesiog su grožiu. Tokia fainas darbas, tokia flow, kiek psichotlėt. Netikėjau šitą. Netikėjau. Visiškai. Jūs sakavot? Netikėjau. Aš tiesiog būsiu tokia graži, tokia daug visko pažinosiu. Labai netikėta, labai. Tai va, bet mūsų šeimoje nutiko tokių dalykų, kad buvo tokios situacijos ir aš sakau, kai vyras uždirbs, aš turėsiu tą ir tą, kai vyras ten tą ir tą, tai mūsų šeima ten gyvens taip ir taip. Ir aš labai gyvenau ateitim. Labai labai stipriai. Tokia, kai ten kažkas kažkur kažką padarys, tada aš būsiu laiminga ir man bus labai gera. Ir tada, žodžiu, mirė mano močiutė nuo insulto ir aš sėdžiu, jos namuose atsimenu, ir aš matau jos tapkytas tai padėtus. Ir aš galvoju, jinai rytoj norėjo keltis. Jinai rytoj norėjo keltis, eiti ir gyventi savo gyvenimą. Ir aš galvoju, bet aš taip nenoriu, kad aš vis laukiu ten kažko, aš turiu pati kažką tai daryti. Jeigu aš noriu batus pirkti iš Dolitos, tai aš turiu jiems užsidirbti. Jeigu aš noriu mėnesį laiko Tailande atostogauti su sūnum, tai aš turiu užsidirbti tuos pinigus. Jeigu aš noriu pietauti ir vakarieniauti Dantonio restorane, aš turiu užsidirbti. Ta prasme, prie ko čia vyras? Kas jisai? Ta prasme, mano donoras pinigų. Kodėl jisai? Jeigu aš noriu nusipirkti ten gerą paltą, investuoti, aš turiu kažkaip tai užsidirbti. Tai kai man, tauro gimimas, sakykime, man jisai padovanoja tą suvokimą, kad aš galiu būti ir verslininkė, užsidirbti pinigų, gyventi taip, kaip aš noriu. O prano gimimas man atnešė tą suvokimą, kad aš turiu klausyti savo širdies ir turėti vidinį stuburą. Ir tą vidinę savo aš. Tai mano vaikai, jie tokie mano gyvenimo, kaip aš sakau, aišku, tai nebuvo gimę ir iš karto, tai aš supratau, kad kažkas yra ne taip. Ne gimdykloje dar, ne? Ne gimdykloje. Gimdykloje kitų reikalų buvo. Bet ironiška, nes dažniausiai su vaikų gimimu arba kažkiek tai, kai jie auga, įvyksta didžiausi užslėptų, aš skeletais vadinu, sprendimai kažkokie, išsprendimai ir lūžiai, asmenybės kitimą, pokytį, kismą. Tai man dabar čia atrodo žiauriai kietai ir būtina, kad taip vyktų, o jeigu nevyksta, atrodo, kad kažkas ne taip, ne tada? Aš nežinau, kadangi man taip įvyko. Tai... Bet žiūrint bendrai pavyzdžių kažkokių, žinai, gal aplinkoje matai... Jeigu išlieka žmogus toks pat, ar tai yra įmanoma? Ar taip įmanoma, kad aš kokia buvau, tokia esu, žinai, ir va. Jeigu jinai laiminga, ar ten jisai laimingas, tai
Kaip norim, tai gyvenam. Norim taip gyventi. Kaip norim, taip gyvenam. Mes apie Aimį kalbėjom daug ir apie filosofiją pačios tavo Taip. studijos, dabar apie drabužėlius, skudurėlius. Ir pinigėlius. Gerai, nesakau aš taip, drabužius, apie kolekcijas tavo. Kuo Taip. skiriasi tavo drabužiai sukurti tavo siuvėjų, pasiūti nuo kitų kažkokių drabužių? Taigi pilna tų brandų, pilna tų skudurų. Ir iš Nu, bet jūs viso, ateikit pas mane į ir iš studiją, viso jūs tu pamatysit. siuvi, tai kiek galima pirkti? A, Jėzus Marija. Bet čia labai vis gerai istorija. Mes kažkada su vyru praeitą žiemą nuvarėm į Akropolį žiemos metu, nes jam reikėjo tokių plonų vilnelės kelnių ir tokių baltų, žodžiu, batukų. Balti batai skamba blogai. Nu, gerai, sportbačių. Geriau. Tai mes apėjom visą tą Akropolį, ėjom ten Zara, Spritas, City, nu, absoliutiškai visas parduotuvės, nes konkrečiai žinom, ko mes norim, ko jam reikia. Mes, žodžiu, išėjom po 1,5 valandos, nieko absoliučiai nepešė, bet taip, žinot, išėjom iš to Akropolį, taip, Nu, tai yra darbas. tai yra, iš tikrųjų, bet apeiti. toks dar, ta prasme, tikrai, mes Išsunkia. Aš negaliu pernešti. seneliai pabuvo su vaikais, ir aš galvoju, tai yra absoliutiškas waste of time, mes būtume geriau nuvarę, kur nors skaniai pavalgę, pagerę kavos ir tiesiog, nu, bet reikia žmogui, nu, tų daiktų. Ir aš tada sakau, davai varom ten į vieną parduotuvę vyriškų rūbų ir mes nuvarom ten į tą parduotuvę. Mes įeinam, gal jums vandenuko, gal jums kavos, žiūrėkit kelnytės, va tokios kelnės, palaukit, dar atnešiu iš sandėlio, žiūrėkit, aha, čia galima atlenkti, primatuoti, numatuoti, va žiūrėkit, dar čia jums batai, mes užtrukom lygiai 0,5 valandos. Tokio ramaus, gero, faino laiko, kai mums atneša, tai yra jam atneša viską, ko jam reikia. Ir mes išeinam iš tos parduotuvės, palaukiam ten, kol tas kelnes atlenks, geriam kavą. Ir aš sakau, aš dabar supratau, kaip jaučiasi moteris Aimė studijai. Bet aš dabar sakau, tik po 10 metų supratau, kaip jaučiasi moteris. Tai va, Aimė studija, kaip aš jau ir minėjau prieš tai, yra visiškai apie antivartojimą, apie tai, kad daiktų reikia mažai, ne tik rūbų, apskritai daiktų. Nereikia mums daug daiktų. Pas mane vat įvyko lūžis kažkada, tai kai aš suvokiau, kad tie daiktai, aš anksčiau buvau absoliuti kaupikė. Nu, pas mane daiktų buvo, ant vienos pakabos po 5 sukabinta, bet aš niekada taip gerai netrodžiau, kaip aš atrodau dabar su savo spinta, kurioje yra rūbai pakabinti kas 10 centimetrų. Jinai yra absoliučiai tvarkinga. Aš dar prieš kokį mėnesį susitvarkiau spintą ir mano sesė atėjo ir, nu, sakau, ateik, sakau, pažiūrėsi, čia viską. Jinai taip atidaro. Sako, čia visi tavo rūbai? Sako, čia ir žieminiai, ir vasariniai. O sako, tai ką tu rengsies, kai mes eisim ten vakarieniauti? Sako, vis tiek aš tave kviesiu, tai sako, bent išsiskalbtai. Tai va, tai apie šitą. Kai kurias klientės išeina ir sako, aš jaučiuosi kaip po psichologo kabineto. Sako, man čia taip gerai, ramu buvo. Kai kurias ateina, sako, man reikia to. Jos išeina atsigerusios kavos ir nieko neišsineša. Nes jos suvokia, kad jiems nieko nereikia. Arba ateina klientės, mano, pavyzdžiui, tokios nuolatinės. Aš jiems jau būnu sukabinusi rūbus, kas aš manau, kad joms tiks, mes pasimatuojam ir jinai, pavyzdžiui, per sezoną nusiperka 7 daiktus. Mano nuolatinė klientė. Naujom klientėm niekada neparduodu daugiau negu 3 rūbų. Niekada. Visą laiką sakau, jūs palaukit, jūs pagalvokit, ar jums tikrai reikia. Jeigu jūs galvosit apie šitą daiktą, tada jūs, sakau, parašykit man žinutę, aš jums atsiųsiu, sakau. Tiesiog per Vinipaką, ten dar per kažką tai. Nereklama. Tai va. Nereklama, taip. Tai va, tai klientas manimi pasitikė. Vinipako nereklama. Klientas pasitikė Aimė studiją. Plus mes turim galimybę adaptuoti daiktą. Pavyzdžiui, ateina klientė ir jinai pasimatuoja juodą paltą, alpakos juodą paltą, jis absoliutiškai tobulas, bet jinai sako, aš turiu suknelę, sako, 10 cm ilgesnį už paltą, sako, ir aš taip ieškau to paltą, sako, bet aš nenoriu, kad to suknelė išlysų. Ir mes jai padarom. Paltą 10 cm ilgesnį. Tai va. Arba ateina klientė, pavyzdžiui, jos viršutinė dalis, ten, sakykime, XS, o apatinė dalis M. Ir mes jai adaptuojam tą suknelę. Ir jinai jaučiasi absoliutiškai tobulai. Mes nepriemam kompromisų, kad čia, gal biški čia spaudžia, čia biški gal pakentė. Ne. Sakau, palaukit, mes atlaisvinsim jums gumą 2 cm. Sakau, ir jausitės visiškai, sakau, gerai. Tai va. Vakar turėjau klientę. Jinai atėjo, tam prisimatavo labai daug rūbų, išsirinko vieną kostiumėlį ir jinai dvėjojo dėl tokios suknelės. Išsirinko tokią žydrą suknelę, jai absoliutiškai gražiai atrodė. Tikrai užsidėjo tą suknelę ir išėjo taip iš užuolaidos. Wow, kaip gražiai.
Ir jis sako, žiauriai su jie gerai jaučiuosi. Sako, aš taip, sako, bet, jūs sako, tą kostiumėlį nusipirkau, sako, nežinau, čia vis tiek, sako, ir pinigai, ir visa kita. Sakau, jūs nepirkit dabar. Jūs grįžkit, pažiūrėkit, spintoje gal savo rasit, nes jos gimtadienis buvo. Sakau, gal rasit daiktą, su kuriuo jūs tiesiog gerai jaučiatės. Sakau, ir kitais metais sugrįžit ir nusipirksit ar šitą, ar kitą. Sakau, jeigu dvejojat, nepirkit. Tai va, tai... O aš turėjau, žinai, tokį klausimą ir pas mus dabar irgi šitam bendruomeniai turime grupę, kurioje mamos prisijungia ir ten įvairiausiais gyvenimo klausimais diskutuoja. Ir buvo prieš kurį laiką toksai klausimas iš vienos mamos, sako, žiūrėkit, aš jau pribrendau pirkti nebegreitą madą. Kas galit rekomenduoti lietuviškų dizainerių, tvarių prekės ženklų? Tai tas tvarus dabar irgi yra toks kaip ir skanduotė, kiti jau kaip ir siekia tą prisirašyti, bet mano klausimas, kada yra pribręstama, kai tu supranti, kad ta greita mada nebeužpildys tos tavo skylės juodosios, tos šopinimasis. Kada tai žmogui ateina? Aš manau, tada, kai žmogus pradeda norėti kokybės, bet ne tik rūbose, kai jis pradeda norėti kokybės aptarnavime, kai jis pradeda norėti kokybės maiste, kelionėse, kai Ir ar tai su pinigais koreliuoja, nes tai lengva čia nusipirkti, kai turi pinigų. Gal aš irgi noriu ten eiti ir pirkti. Sąlyginai koreliuoja. Jeigu, pavyzdžiui, tu esi visiška šopoholikė, ir nueini ir kaifą gaudai Zarai per išpardavimus, nusipirkdamas 20 daiktų, už kurių išeina ten, sakykime, 2 ar 3 lietosios mados, daiktai, tai tada, kaip sakant, lygiosios, bet jeigu, aišku, tavo atlyginimas ten 600 eurų, tai tada reikia taupyti, norint pakaupti biškį, norint nusipirkti. Man dar kartais kyla klausimas, ar greitoji pagalba, ar tvari mada ir visos savokos, kurios eina apie ten globalinis atšilimas, šitie visi dalykai, perdirbimas, ten rūšiavimas, gyvūnų ir vandenynų išsaugimas. Mes labai daug kalbame apie tai. Ir tai nėra kažkoksai ir prisidengimas iš dvasinės pusės truputėlį. Vienareikšmiškai. Nes man labai kyla klausimas, tai ar realiai tu esi pribrendęs tikrai tą daryti, pirkti ten, pavyzdžiui, Aimi studijos ten drabužius, ar tu tiesiog pasigauni tą, kad čia fasonas jau taip daryti, žinai, yra, bet realiai tu nei jauti, nei nori, nei tu šiukšlių rušuoji, nei tu ką darai. Tu, žinai, toks apsimetinėjai šiek tiek. Tai man toks, aš mėgstu labai kalbėti apie melą dabar. Kažkodėl man tokia vidinė vyksta pertvarka. Tai kiek to melo šitoj tvarioj madoje irgi yra ir apskritai pirkime šitos tvarios mados? Aš gal vėl iš savo istorijos papasakosiu, nes manau, tai labiausiai veikia. Kaip ir minėjau, prieš kurį laiką aš turėjau labai daug rūbų, aš turėjau labai daug daiktų, aš turėjau pilną virtuvę prigrūstų kažkokių tai ledų, ten kažkokių formelių, pirago, ten kažkokių, kuriuo aš ten nekepdavau, ten kažkokių indelių, bliudelių, stiklinaičių, puodų. Daug įvairių daiktų, kurių aš nenaudoju. Ir kai man atėjo suvokimas, kad tie daiktai manęs laimingos nedaro, kad kiekis laimingos nedaro. Pavyzdžiui, būdavo tokių momentų, kai aš dirbau samdomą darbą, gaunu atlyginimą, dabar varau, pasilepinsiu. Aido, ką tu dirbai, koks tavo buvo darbas? Aš buvau biuro administratorė įmonėje. Ne Douglas konsultantė. Ne. Bet tai irgi graži. Viską. Aš ir dabar grįžčiau. Jeigu ne. Čia tarp mūsų draugių bairis yra. Tai tarysime, aš tai... tu graži viskas. Bet tu pažiūrėk mane. Bet tokį, žinai, tu turi tokios ironijos ir tokią biškį mėgsti. Kokios ironijos? Pasimavė. Bet žinok, viskas labai gerai. Čia tik pliusas. Ir ta... Net pat save pasiglostai. Tai kitko, čia toksai off-topicas.
po abiejų gimdymo aš jaučiausi labai labai negraži. Po pirmo gimdymo aš neplaudavau galvos 3 dienas, eidavau su kepurėm, su džemperiais, su džinsais. Nu, aš tiesiog jaučiausi negraži, aš neturėjau energijos nei puoštis, nei ten dažytis, nei dar kažką tai. Tai taip pragyvenau tą, paskui po truputį jau tą į studiją, visą kitą, taip jau grįžau ten save, blakstienos padažytos, visą kitą. Ir kai Pranas gimė, irgi jaučiausi taip, nu, negraži, kokį pusę metus, tokia tikrai, tokie aptimti džinsai, kažkokia aptimta maikė, tokia sustorėjusi, nu, tikrai blemba. Ateidavau į savo Aimių studiją, pas mane ateina klientės, tokios gražios, fainos, visą kitą. Ir aš tokia, nu, tikrai tokia nuvargusi kažkokia. Tai va, bet aš savo sakydavau, kokia graži ryte atsikėlė, o Dieve, kokia, nu jau tokio gražio, tai nesu mačiusi. Skyla veidrodžiai. Nu ir čia juokas sakys, bet jisai tikrai, nu, man tai padėjo ir man tai kelia savivertę. Ir aš tikrai, aš jaučiuosi labai labai graži. Tikrai, aš jaučiuosi graži išorė, aš jaučiuosi graži vidumi, nors tikrai esu išplikus dabar ir visą kitą, bet aš vis tiek jaučiuosi graži. Nu, bet klausyk, apie grožį dar tavęs paklausiu, bet dabar pabaigiam šitą, jo, gerai. Apie ką mes kalbėjome? Apie ką mes kalbėjome? Apie tvarę madą, tai nėra melo labai daug tame. Ir tu pasakai. Taip, ir aš pasakojau, taip. Kaip dirbai. Taip. Ir aš atsimenu, dirbau tam darbe, gaudavau atlyginimą, nu dabar aš pasilepinsiu. Ir žinot, tą jausmą, kai nusipirki rūbą. Žinot, tipo fainą rūbą ir tą jausmą, kai nusipirki 2 ar 3 iš vis, nu toks... Turiningai praleistas laikas. Turiningai, ir toks vaidulys, toks... Intelektas. Bet jis ryte dingsta. Jis ryte dingsta. Ir tai vėl kartojasi, ir mes vaikomės tos trumpalaikės laimės, tos palaimos per daiktus kažkokius. Bet jeigu nėra vidu, jeigu tu nesi harmonijai su savim, tai va taip tie daiktai ir kaupės. Va taip jie ir kaupės. Tai va tas antivartojimas, ten klimato atšilimas, viską, blet, nu vartokim mažiau, nupirkim tų daiktų mažiau, nes jų, nu tiek nereikia, nereikia turėti spintai, ten nežinau, 150 batelių. Bet žinai, pavyzdžiui, tu pasakai, kad ateina lojalios klientės ir nusiperka 7 drabužius per sezoną. Taip, tik 7 per sezoną. Bet tik 7 ir nusiperka. Bet kitą sezoną jos vėl ateina pas tave. Nes jos sunešioja tos 7. Nu, tai atsiprašau, tai vienos kelnes, jeigu tu ten ar 2, jeigu tu dėvi ten kiekvieną dieną, ten kažkokie 3 stopai ir sijonas, pavyzdžiui, ir paltas, ir tu kiekvieną dieną juos keiti ir dėvi. Pavyzdžiui, aš... Vienu tarpu, ne vienu tarpu. Šiaip tai mano stilius tai yra džinsai, sportbačiai ir džemperis. Ir mano sesė sako, labai išskirtinis stilius. Dizainerė, gražuolė. Nu, turtinga bomžė verslininkė. Vieną kartą mano sesė čia prieš Kalėdas renka žodžių bilietus į renginį. Ir aš sakau, kur vyks tas renginys? Nu, aš turėjau omeny, ar Filharmonija, ar Parkhaus, ar dar kažkur. Tai kažką tokia koks skirtumas, blėt, kur tau su džemperiu sėdėti? Tai va, tai aš tikrai turiu savo tokius mylimukus rūbus. Aš su jais galiu eiti 2 savaitės kiekvieną dieną. Ir aš tas 2 savaitės jaustis graži. Tai prasme, man jokio skirtumo. Tau morališkai keisti drabužių? Būna kartais, kai aš, pavyzdžiui, noriu truputį jėgos, ar truputį tokio moteriškumo, tada, pavyzdžiui, arba ten karšta, faina, toks vaibas geras, užsidėti suknelę, tada atrodo net ir išsitęsi, taip lūpas raudonai pasidažau. Nu, tokia, tada tokio moteriškumo, tokio, truputį taip. Bet šiaip tai aš savo klientėm esu kažkada tai prisipažinusi, net ir Facebook'e postą esu parašęs, aš nenusimanau apie madą. Ta prasme, tikrai, aš nežinau, kas yra madinga, aš nežinau, kas yra nemadinga. Aš neseku ten kažkokių tai ten madų, aš tiesiog dirbu savo darbą, aš turiu labai aišku estetinį suvokimą, aš žinau, kas dera prie ko. Mano visiškai tokia flow būsena yra audinių atrinkimas, derinimas tarpusavį. Kai aš kuriu kolekciją, pavyzdžiui, aš galvoju, ką dėvės mano klientė Sandra, ką aš galėsiu pasiūlyti Gabrielį, nes jinai pirko prieš 2 metus ten kelnes, tai kokį viršų pasikeis, kad jinai toliau tas kelnes galėtų dėvėti. Va taip aš kuriu kolekciją. Geras. Tai va, tai aš nesivaikau, kad jis oi, šį sezoną ten madinga, ten ta spalva, ten oi, tai tu domėjai. Aš nieko nesidomėjau. Pohu man. Tikrai. Klausyk. O kalbant apie grožį, jau čia vieni iš paskutinių. Man labai žinai įdomu. Išpizdavo, žinau. Taip pizdavo, čia jau visą laiką, kiek sėdė.
Bet šitą, man tai patinka, šitą klausyti, tiesiog žiūriu kaip į atlikėją. Jo, labai taip kažkaip fainai prikauso dėmesį. Apie grožį. Yra, kad grožio standartai, tai čia viskas aišku, moteris bręsta, ne vien moteris vyrai, nu tai čia, žinai, gal galvos veikia skirtingai, bet kaip ir jau čia supranti, kad tu esi galbūt nestandartas, tų standartų nėra daug. Bet moteris vis tiek, kaip ir tu pati sakei, po gimdymo jautėsi negraži. Labai. Ir mes savo bendruomenį čia yra labai, nu mes turim galimybę gauti anoniminės išpažintis, yra labai opus klausimas, grožis, savęs suvokimas ir to netipinio grožio arba kaip savyje pamatyti tą grožį, kaip tau, tarkim, tai pavyko. Kiekvieną rytą atsikelti ir sakyti, o Dieve, kokia graži. Bet, nu gerai, tai pasakai ir Rimantė Kulvinskytė, vat labai, aš iš tikrųjų, vat taip, ją kartas nuo karto sakau ir jinai labai labai tą akcentuoja, kad, oi, kokia gražuolė čia atsikėlė. Visdėts kaip išgražėjo. Visdėts kaip išgražėjo, va šitas apskritai topinis. Taip, bet iš tikrųjų taip. Nu, tu vėlgi treniruoji tai kaip raumenį. Nu, tu turi suvokti, kad tokia, kokia tu esi, pasaulyje daugiau nėra ne vienos tokios. Ir pas tave ateina klientė ir tu matai, kad jinai tikrai labai ypatingai atrodo, ta prasme, graži moteris, o jinai visa susigūžus. Ir daug tokių ateina. Ir labai daug tokių ateina. Ir žinokit, tikrai aš kartais įeina moteris, tokia tikrai stebuklingo grožio. Jinai tiesiog va taip, ir aš jau pradedu siūlyti kažkokius rūbus, ir jinai sako, ai ne, čia, kažką čia. Ir aš taip net atšilėjau, galvoju, Dieve mano, kodėl jūs taip? Nes, nu, jūs tikrai labai graži moteris. Ta prasme, tikrai, va, čia vėlgi, viskas susiveda į tą vidinę ašą. Kai kažkur kažko trūko, kažkur kažkaip tai. Aš irgi savo, aš turiu tiek kompleksų, šiaip tokių, va, išsakytų savo garsiai. Ta prasme, aš jums išvardinčiau, sakytume, tu kaida durna, tikrai taip nėra. Pasakyk bent vieną kokią. Du. Vieną man, vieną jai. Taip. Bet tada visi ir atkreips dėmesį į tai. Bet žinai, tai mūsų darbas yra. Ne, nu, pavyzdžiui, kad mes esam profesionalios žurnalistai. Komentatorius. Pavyzdžiui, kad mano klubai platus ir aš neturiu šiknos. Kad aš va tokia esu tokia, nu, tipo apystambė. Dabar negalim atkreipdėmėsio, bet išeinant būtinai atkreipdėmėsio. Taip. Ir tada, pavyzdžiui, kad mano nosis didelė. Nu, nesąmonė. Nu, tu nusišnekėjai. Taip va. Nu jo, bet taip Taip yra, ta prasme, bet aš dėl to kompleksuoju teoriškai. Šiaip aš dėl to nekompleksuoju, nes aš savo esu pasakius, kad aš esu va tokia va. Aš labai stipriai propaguoju dėkingumo jausmą. Aš esu labai dėkinga savo kūnui, kad aš esu sveika, kad aš esu energinga, kad jisai pagimdė 2 nuostabius vaikus, kad jie yra sveiki. Mano dar vienas iš gyvenimo tokių variklių tai yra dėkingumas ir meilė. Aš labai myliu savo artimuosius, aš labai esu už juos dėkinga. Pavyzdžiui, aš esu labai dėkinga už savo darbą, už tą galimybę gyventi taip, kaip noriu, bet nu ne ta aroganciška prasme, bet tikrai, kad jeigu aš noriu atsikelti ten 8 ryto, ten ar 9 ir eiti darbą 11, aš tą galiu padaryti. Jeigu aš noriu nuvažiuoti pas savo sesę į Nidą, ten praleisti porą dienų, aš galiu tą padaryti, man nieko nereikia atsiklausti. Ir aš tai nepriimu kaip savaime suprantamo dalyko. Aš tai už tai dėkoju. Aš dėkoju savo kūnui, aš dėkoju savo rankom, savo nosį, savo šiknai. Tai va, ta, kuri, nu, nėra pagal tos kažkokius tai standartus. Standartus sukūrė, va, visą komunikaciją. Tai yra industrija užsukta. Apskritai, taip. Va, ta, va, meilė savo ir dėkingumas savo už tai, kokia tu esi, kai tu tą suvoki, tada tu būni tikrai, vad graži tokia, kokia esi. Bet tikrai, pavyzdžiui, aš, nusakykim, ten po maudimukų kompanijoje jausis, aš nesijaučiu labai gerai, bet aš nusirengiu ir aš būnu. Ir aš vis tiek, vat, aš stengiuosi jausis graži. Aš tiesiog sakau, aš esu graži. Vat aš esu, vat, graži, vat, bet matai, tas grožis, tada kaip tu manai, ar grožis yra šiaip po svarbus kaip elementas, ar tai yra labiau atspindys, kaip žmogus jaučiasi, nes, tarkim, man asmeniškai, kai žmogus gali būti, nu, pagal tas normas, aš nežinau ten, ar kaip tik labai liesas, ar labai su antsvario, ar su nosim kokią, nu, trimakim, tam, belenko. Bet jeigu žmogus iš savęs spinduliuoja pasitikėjimą ir jisai pats savo yra saibys, koks jisai yra, tai nieko jam nereikia. 100%. Ta prasme, visiškai nieko. 100%. Vidinis grožis, jisai yra daug svarbesnis už išorinį grožį.
Tikrai aš pažįstu tokių moterų, kur tu taip statiškai pamatęs, ne? Paveikslėlį. Paveikslėlį. Jas. Ta prasme, pagal mano ten kažkokius tai standartus, nelabai. Bet kai jinai pradeda kalbėti, gestikuliuoti, kalbėti, tiesiog, pistės kokia graži. Įsimylėjau. Būčiau vyras. Taip. Klausyk, uždarimui mūsų klasikinis klausimas. Prie tos motinystės turim tokį... A jau viskas? Tai žinok, tai jau reikės vaikų važiuoti kažkada. Aš tiek dar norėjau papasakoti. Gerai. Tai reiks su tavim daryti kažkokį tai round 2, kaip sakant. Round 2. 3 motinystės what the fuck. Mes taip sugalvojom tokią savoką motinystės what the fuck. Tie dalykai, kurių prieš turint vaikų negalvoji, kad iš vis taip gali nutikti, o jau kai turi, vis dar nesupranti, kad tai gali vykti. Kokie tie dalykai būtų? Šitas geras. Pirmas. Pavyzdžiui, kai vaikas, tu labai labai nori užmigdyti vaiką, tu jį užmigdai ir tu labai jo pasiliksti ir nori, kad jisai atsikeltų. Wow. Toks, žinai, vienu metu nori, kad jisai ir mėgotų, ir nemėgotų. Arba kaip vienu metu tu jį labai myli, iki negalėjimo, bet taip tu jo nekenti, kad jisai suvaržė tą tavo laisvę. Ta prasme, šitą nesuprantu. Iki pačiol šiaip tai. Antras dalykas, kad, pavyzdžiui, leistis nuo kalniuko žiemą, kad gali būti žiauriai faina. Kai tu matai savo vaiką, besidžiaugiantį, valantį, ten su pirštinė šlape, ten apširkšnyse tą nosį, ir tau tai yra tokia laimė, tai yra didesnė laimė negu nusipirkus batus. Šito aš nesuvokiau. Tai ir iki Prano gimimo nesuvokiau, kaip galima nemegoti 1,5 metų. Yra ir daugiau, žinok. Bet čia yra jau, man atrodo, fiziologiškai visaip kaip... Nes, žinai, kankinimo būdas yra šiaip nemiga. Nemiegojimas, pastatymas palaiptais ir barškinimas. Jo, kad neužmigtų. Man per kiek laiko išeina iš proto žmogus, neatsimenu. Yra čia kankinimo būdai, ten tos visus teroristus kankinam. Ir žinai, ir aš net klausiau laidą apie vieną tokį vyrą, kuris pasako apie meditaciją. Tylos yra stovyklos, yra tos vipasanos. Šmitas, jo. Žiauriai gerai. Ir paskui pasako, jisai tas prailgintas, jau tas hardcore'inės ir kad pačiam gale tu nemiegi 3 paras ir jisai pasako, kaip jisai išeina, tu išeini iš savo sąmonės praktiškai ir sako, šito tikrai negali daryti kiekvienas žmogus, nes tai yra žiauriai, nes jau tu viskas, tu ties 3 para, tau yra autas, sako, tu gyvensi arba mirsi, toks vaizdas toks. Ir sako, kai aš nesipriešinau tai mirščiai, tai aš jau ten atsigavau su naujų suvokimu, ten, žinai, visi dvasiniai dalykai. Bet tas nemiegojimas, tai iš tikrųjų yra... Tai aš nesuvokiau. Jis ten labai efektingai papasakojo dar šitą. Taip. Bet mama ar moteris surėdyta, sako, yra taip, kad galėtų, žinai, patemti iki kažkiek tai. Jo. Jo, tas, bet linkim naktų. Ramių naktų. Ir ačiū labai. Labai žiauriai įdomu ir taip kažkaip tiesiog klausiau vietom. Pamiršus, kad net filmuojam. Yra labai daug gerų minčių pasakai, labai daug tokių į vidų, tiesiai, žinai, ir į galvą, ir į širdį, ir labai vertingas pokalbis. Ir labai jaučiasi, kad myli, ką darai ir toks net nežinai, kas pas tave toj studijoje kabo, bet jau nori ateiti. Ir man, žinai, kas patiko Aidai, kad jinai nefeikina. Iš tikrųjų, jinai ir žinai, ir bando eiti tuo, žinai, keliu savo, kaip pasako, šies dirba kasdien ir blėt pasako, ir jai nesiseka irgi. Dėl to, ir, žinai, žmogus nėra toks fasadinis, tik tai už brendo stovintis kažkoks, žinai. Ir man atrodo, kad žmonės, kurie nesikeikia, jie man įtartini. Man irgi, aš savo vaikui leidžiu keiktis. Mano vidinė baba sukluso. Bet su tam tikram sąlygom, kad nesikeikti mokykloje, kad jausti, kur galima keiktis, kad nebūtų morozų, kad keiksmažodžiai, jie turi tiesiog atspindėti tą jausmą.
Bet ne to, kad ten visur, ten kaip mužiukui kažkokiam. Tai va, man irgi buvo labai faina iš tikrųjų. Aš labai džiaugiuosi galėdama pasidalinti savo patirtim, savo gyvenimu ir man buvo labai labai svarbu ir jeigu kartais taip nuskambėjo, kad čia kaip čia aš viską gerai čia dėlioju, kaip aš čia viską planuoju, kaip man čia viskas sekas, tikrai taip nėra. Tikrai taip nėra, yra tikrai tokių lūžio momentų ir tokių liūdnų dienų ir savaičių, kad aš tikrai taip, kaip pasakau, atsiriboju nuo visko, su ašarom akyse, noriu tai išgyventi tiesiog. Bet jeigu jau jaučiu, kad jau per daug, tada emuosi kažkokių tai priemonių. Išvažiuoju, pabūnu viena, susitinku su drauge. Kiekvienas turim rasti savo tą kelią. Ir dar man vienas labai, labai toksai svarbus dalykas ir labai tokia svarbi frazė, aš tikiuosi, kad jinai kažkam tai padės. Kai gimė Prana, meluoju, kai aš pastoju ir tada, kai man buvo labai, labai, labai sunku, man sesė sako, tai yra labai laikina. Aš linkiu kiekvienai suvokimo, kad kiekvienas dalykas, kuris yra labai, labai džiaugsmingas, kuris yra wow, už jį būti dėkingu ir suvokti, kad jis yra laikinas. Ir kai yra labai, labai sunku, kai yra bemiegės naktis, kai tau skauda dėl kažko, kai galbūt kažkokia liga, artimoje netektis ar dar kažkas, kai yra tiesiog sunku iki negaliu, suvokti ir sau pasakyti, kad tai irgi yra laikina. Kad viskas yra labai, labai laikina. Bet va to gilaus tokio suvokimo, aš apie tai vad kalbu ir man netgi širpai eina. Aš taip irgi žiūriu į... Taip, tai va aš noriu pasakyti, va tai ir noriu pasakyti. Tai va, kad tikrai nėra viskas taip rožėm klotai, kaip čia aš fainai, kaip noriu, taip gyvenu. Taip, yra akimirkų, kad aš esu labai laiminga ir absoliutiškai žiūriu savo žaidžiančius vaikus ir galvoju, Dieve mano, ačiū tau už šitą dovaną, o kad jis aš blet noriu taip supurtyti, kad aš nežinau, į sieną trėkšti ir galvoju, blet, kaip jis mane užpisat. Tai va, visko būna visko, bet čia yra gyvenimas, aš manau. Gyvenimas, va, jisai yra apie tai, kad jisai būna visoks, kad jis gali būti nuspalvintas absoliutiškai rožiniam spalvom, bet jisai gali būti toksai juodas, bet svarbu gebėti iš to juodumo išlipti. Svarbu gebėti pastebėti tos gerus dalykus, svarbu suvokti, dėl ko ir kaip gyvena. Viskas. Ačiū labai, taigi, ačiū, kad mane padarė uždarimą. Labai gražus buvo užbaigimas, jūs dykaduoniaujat, ponė vedėja. Atlyginimą priimsiu aš, pinigai man patinka. Ačiū visom klausytojom ir Aidai, dėkoju Ievai. Taip, dėkojom. Vienos kitom. Tu man padėkok irgi. Ačiū, žiūrėk, net į kamerą žiūriu. Ačiū, Linai. Ačiū tau, Ievai. Gerai, tai ką? Uždarom temas iki kitų susiklausimų. Taip, iki. Ačiū labai. Bitch, don't kill my vibe.